Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, we're continuing talking about Harinam Sankirtan, Mes tęsime kalbėti apie Harinam Sankirtaną, which is the Yuga Dharma. kuri yra Yuga Dharma. It's the process that works for this age. Tai yra procesas, kuris veikia šiame amžiuje. Now we see so many devotees, they're coming up with their own school. Mes matome, kad tiek daug bhaktų, jie turi savo mokyklas. Have you seen? Esat matę. So many people come up with their own school, right? Tiek daug žmonių ateina iš savo mokyklos. But Sankirtan is the school of life. Bet Sankirtana yra gyvenimo mokykla. Everything that you want to learn in life and that you need to know, you can learn it by Sankirtan. Visą tai, ko jūs norite išmokti gyvenime ir tai, ko jums reikia, galite išmokti iš Sankirtanos. Now we're very fortunate because back in the day when we were joining, there was no options. Ir dabar mes esam labai sėkmingi, nes tada, kai mes prisijungėm, tais laikais nebuvo jokių pasirinkimų. I joined on a Thursday and on Sunday I went on traveling Sankirtan and I did not come back for 15 years. Taigi aš ketvirtadienį prisijungiau, sekmadienį išvažiavau į Sankirtaną ir negrįždau atgal 50 And it's metų. not like anybody asked me, would you like to be a cook or a pujari or a kirtaniya or a dancer or a manager or, there was no like, how do you feel today? Ir niekas manęs neklausė, ar tu norėtum būti sankirtanistas, ar kirtanija, ar menedžeris, ar dar kažkas. Niekas neklausė, o kaip tu jautiesi, kas tau labiau patinka. We were very fortunate. We were very blessed. Mes buvom labai sėkmingi, labai Now, palaiminti. too many options, too many schools, too many flavors. Per daug mokyklų, per daug skonio. Where would you like to go today? O kur jūs norėtumėt šiandieną nueiti? Who would you like to be today? Kas jūs norėtumėt šiandieną būti? So, and I was very blessed because I had a lot of older brothers and older sisters. Ir aš buvau labai palaimintas, nes aš turėjau daug vyresnių brolių ir seserų. And they not only told us what to do, Ir jie ne tik tai mums sakė, ką daryti, they also took care of us. jie taip pat rūpinasi mumis. For the first 3 years, I did not know in which city I was Pirmosius 3 metus nežinau, kokie mieste aš esu, because it didn't matter. nes tai nesvarbu. I just knew the door opens, I jump out and I distribute my 100 books. Aš tiesiog žinojau, kad duris atsidarys, aš iššoksiu lauk ir eisiu. And then they pick me up at 6:30 at night, Ir tada jie paims at mane this corner here. 6:30 vakare šitame kampe. I didn't have to know. Man nereikėjo I didn't have to žinoti. bother. Where are we going? Nereikėjo What rūpintis, am I kur going to mes eat? eisim, Where I'm ką going to mes sleep? valgysim, kur mes miegosim. Now life is complicated. Dabar gyvenimas komplikuotas. Have you noticed how life is Ar jūs complicated? pastebėt, koks gyvenimas komplikuotas? And it's not better because of being more Ir complicated jis or being netapo more geresniu dėl to, kad jisai sophisticated. tapo komplikuotesniu, sudėtingesniu. It's actually more difficult. Iš tikrųjų labiau sunku. So once I asked my Sankirtan leader, Harinamananda Prabhu, Kartą paklausė Sankirtanos lyderio Harinamo Nandas Prabhu. you heard of Harinamananda? Esat girdėję apie Harinamo Nandą? Bolshoi Brat is my big brother, Jisai mano didysis brolis. 9 years older. Jisai 9 metais I vyresnis. asked him, Aš jo where are we paklausiau, going today? kur mes šiandieną vyksim? And he said, wrong question. Jisai pasakė, neteisingas klausimas. I decide where we're going. It's not your job. You don't have to worry about that. Aš nusprendžiu, kur mes keliausim. Čia ne tavo You, reikalas. you just go out and distribute. Tu tiesiog išeik ir platink. So life was simple Taigi gyvenimas paprastas and, more or less sublime, depending on how ir daugiau mažiau you dealt with labai how švelnus, things were unfolding. nes ir aišku priklausantis nuo to, kaip visas išsiskleis. How can we say that Sankirtan is a school of life? Kaip mes galime pasakyti, kad Sankirtana yra gyvenimo mokykla? I have seen from practical experience, anyone who has experienced Sankirtan Yagya just for a few years, Aš pastebėjau savo praktiniam gyvenime, kiekvienas, kuris patyrė Sankirtaną Jagę bent jau 5 After metų, that porą training, metų, po to you can go and do anything in the world. jūs jau galite eiti ir daryti viską pasaulyje. Am I right or am I right? Yes or yes? Aš teisus ar teisus? Taip ar taip? Those who have experience, they say yes. Those who don't, they're like, what do I know? Tie, kurie turi patirti, I just know I sako can't taip. go to the lake because it's raining, so
I'm sitting here and O jeigu kažkas tai neturi tokios patirties, tai sako, iš kur aš žinau tik tai, kad negaliu eiti prie ežero, nes lietus lyja. Pizza only opens at 4:00. And O pica atsidarys tik tai 4 vakaro. sorry to break the bad news, but at 4:00 he will open. Taigi, atsiprašau, kad perduosiu jums tokią sunkią naujieną, bet atsidarys tik So tai don't 4 make your valandą. life too complicated. Keep it simple. Taigi, nedarykit gyvenimo sudėtingų. Have you noticed that there is power and there is actually taste in simplicity? Ar jūs pastebėjot, kad yra ir galia, ir skonis paprastume? So when I started on Monday, I said, aharada instead of hararata, because I was thinking, I have so many mothers and sometimes I mess the names up. So, ever happens to you? You say the wrong name for the wrong person? Taigi, ir aš kaip prisijungiau, tai buvo pirmadienį aš išėjau ir tada aharada buvo, aš jie sakydavau haharada, nes sakydavau kitos asmens vardą ir jums turbūt taip irgi yra buvę. So that Mataji from Armenia who was distributing books in Moscow in the metro station, her name is Hararata. Taigi, šitą Mataji platino knygas Maskvoje metro stotyje, jos vardas buvo Haharata. But Aharada is a Mataji from Switzerland. Bet Aharada yra Mataji iš Šveicarijos. Later on she was known as Radha Madhava Devidasi. Jinai vėliau buvo žinoma kaip Radha Madhava Devidasi. And she was making cakes and cookies, and she was cooking her whole life for the deities and for the devotees. Ir jinai darydavo sausainukus, pyragus, dievybėms ir visą gyvenimą darė. If you ever had the 4:00, the fruit offering, you had her cakes in Mayapur, you will remember her. Ir jeigu Majapurės valgydavot Mahaprasadą 4 valandą dienos, tai jūs tikrai valgėt jos padarytus pyragus. Those cakes were so good that we gladly suffered indigestion every time that we completely overate on her baked goods. Taigi tie pyragai buvo tokie skanūs, kad mes su malonumu patirdavome nevirškinimo problemas prisivalgę per daug jų. In the last few years of her life, she had a stroke and she couldn't speak anymore. Paskutinius kelius metus jinai turėjo insultą ir nebegalėjo kalbėti. But she was just speaking with her eyes. Bet jinai kalbėdavo savo akimis. And she was making signs. Ir jinai She was rodydavo waving. ženklus, jinai mojuodavo. Those who've been to Mayapur, you remember her. Majapurė, jūs atsimenat ją. And she was living in a housing area, and every day on my walk, I walked past her apartment. Ir jinai gyveno gyvenamų namų rajone ir kiekvieną dieną aš eidavau pro jos namus. In the morning, she would go to the temple. Ryte eidavo į šventyklą, Then she would cook tada jinai as long gamindavo, as she still could. tiek, kiek jinai galėjo. And in the afternoon, she sat on her little balcony, Ir vakare jinai sėdėdavo savo balkone and she was always there smiling, waving at me. ir visą laiką šypsodavosi ir man mojuodavo. Now, last time I went back to Mayapur, Paskutinį kartą, kai Last nuvykau year, Majapurą paskutiniais or it metais, was 1 or 2 years ago, čia gal prieš porą metų, and she wasn't up there on the balcony waving. I knew she left. ir jos nebebuvo balkone, žinau, kad jie išėjo. If you went to her apartment, she had more deities in her apartment than are here on the altar and in that other Jagannath. Ir jeigu jūs būtumėt buvę jos namuose, jūs pamatytumėt, kad pas ją buvo daugiau dievybių negu šičia ant altoriaus ir tenai mažai And she had salėje. Shilas, and she had different dolls. It was like you're in the spiritual world. You got all the different aspects of the spiritual world in her small apartment. Taigi jos mažame butelėje buvo visas dvasinis pasaulis, tiek daug šylų ir mažų dievybių. So she loved to serve the devotees. Taigi jinai mėgo tarnauti atsidavusiems. A few days ago on Guru Purnima, Paritoshaka Prabhu, Prieš kelias Rami Black, he passed away. Taigi prieš kelias dienas per Guru Purnimą Rami Blektą, tai yra Paritošaka Prabhu, paliko pasaulį. He was just 55 years old. Jam buvo 55. And he was a big Sankirtan devotee, big book distributor. Jisai buvo labai didelis Sankirtanas bhaktas, didelis knygų platintojas. He would travel all over the regions, all over the... Jisai keliaudavo visur po visą regioną. And he was very inspired. He was very empowered personality. Jisai buvo labai įsikvėpusi asmenybė. Now, of course, devotees now know him as a psychologist and as an internet, preacher. Ir dabar, aišku, bhaktai žino jį kaip psichologą, interneto pamokslautoją. Just a few days ago, I looked up somebody's class on YouTube, and then
it came like everywhere. Rummy Black's last message. Rummy Black, Rummy Black, Rummy Black. And I'm like, why is Rummy Black all over my my YouTube here, you know? Taigi ir aš prieš kelias dienas pabandžiau pasižiūrėti kažką tai YouTube apie jo, apie tą Rami Blektą ir žiūri man visur, visas rodo Rami Blektą paskutinę žinutę, Rami Blektas. Ir aš nežinau, kodėl visas YouTube'as dabar vien tik tai Rami Blektas, mano YouTube'as. So we're here today because of the sacrifices, the prayers and the tears of our ancestors. Taigi mes esame čia šiandien tik tai dėl to, kad mūsų ankstesnieji, jie darė savo auką, išliejo savo ašaras. Srila Prabhupada came to New York in 65 on the Jaladuta with a few books and the holy name and the instruction of his guru. Prabhupada 65 metais atvyko su Jaladutos laivu tiesiog turėdamas keletą knygų, šventą vardą ir savo dvasinio mokytojo pamokymus. Do you want to know how Srila Prabhupada distributed books? Žinot, kaip Prabhupada platino knygas? He brought books with him. He brought 200 sets of 3 books of the first canto. Jisai atsivežė su savimi 200 kopijų po 3 knygas Bhagavatam. The first set of 3 books, he gave it to Captain Pandey, the captain of the Jaladuta. Tai yra pirmais knygų rinkinys atidavė Pandey, kapitonui Pandey, Jaladutos kapitonui. And the captain gave him $20. Ir kapitonas davė jam $20. That was the first real money that he had. Tai buvo pirmieji pinigai, kuriuos jis turėjo. When he went back to India the first time, he still had those 40 rupees that his son Vrindavan Day had given him before he left. Prabhupada didn't have any money. He went without money on the boat. His son gave him 40 rupees. Taigi, ir kai jisai grįžo atgal, jis tebeturėjo tos pačios 40 rūpių, kuriuos jam davė jo sūnus Vrindavan Day. Ir can you imagine? You go on a boat galite įsivaizduoti, kai jūs lipat į laivą to the US į Jungtinės valstijas without 1 penny in your pocket. be jokio cento savo piniginiai. So then he went to Butler, Pennsylvania, Ir tada jis nukeliavo į Butlerį, Pensilvanijoje. and Sally Agarwal, Salija Agarwal, the wife of Gopal Agarwal, tai yra Gopalo Agarwalo žmona, she arranged a lot of programs for him in Butler. jinai organizavo jam daugybę programų Butleryje. He also went to Slippery Rocks College, Jisai taip pat nukeliavo į Slippery Vets koledžą and he gave a presentation on Krishna ir consciousness. ten pristatė Krišnos sąmonę. And after the talk, he told Professor Larson that I brought these books for my very special friends all the way from India. Taigi ir pabaigoje jis pasakė profesoriui Larsonui, kad aš iš Indijos atsivežiau tokių ypatingų knygų savo draugams. What do you think? Did the professor want to be one of the special friends of Prabhupada? Kaip jums atrodo, ar profesorius Larsonas norėjo būti ypatingų Prabhupados draugu? Absolutely, right? Tai absoliučiai taip. You don't have to know a lot of philosophy or a lot of Sanskrit. Jums nereikia žinoti daug filosofijos, daug sanskrito. Just be friendly. Tiesiog būkite draugiški. Are people looking for friends in this world? Ar žmonės ieško draugų šiame pasaulyje? Sometimes people tell me, oh, this guy is really ratbag. He's really a bad person. He unfriended me, you know? Dabar žmonės dažnai sako, o šitas I don't žmogus love you tikrai, anymore. jisai tikrai labai blogas žmogus, jisai mane pašalina iš draugų. Cancel culture. Jisai, tai yra vadinama cancel kultūra. If you can offer people Jeigu jūs galite pasiūlyti žmonėms friendship, savo draugystę, most people they will appreciate. dauguma žmonių tai bus dėkingi. So then later on when he was in New York, Ir tada vėliau, kai jisai buvo New York'e, he placed his books in different bookstores jisai įdėjo savo knygas į įvairius knygynus on consignment. Pagal sutartį, panaudą. So consignment means the bookstore don't pay you. They only pay you when they sell the book. Taigi, jie duoda tas knygas avansu ir jie moka už tas knygas tik tai tą, kai parduoda. So every 15 days, every 2 weeks, Prabhupada would go to all these 5 or 7 bookstores and he would check the inventory and he would bring more books. Taigi, kas 2 savaitės Prabhupada jisai vykdavo per visas tas parduotuvės ir tikrindavo ir papildydavo naujomis knygomis. Going himself, walking, sometimes taking buses or subway. Ėjo pats, jisai kartais važiuodavo. One of those su metro. bookseller ladies, she asked him, "Are you from India?" Ir viena iš tų moterų pardavėjų, jinai paklausė Prabhupados, ar jūs iš Indijos? Prabhupada said, "Yes." Prabhupada pasakė taip. She said,
Ir jie I love pasakė, India. o man patinka I Indija, love Indian food. man patinka indiškas maistas. Prabhupada said, what do you like? Prabhupada paklausė, kas She jums said, I patinka. like samosa. Jie pasakė, man patinka samosa. 2 weeks later, when Prabhupada came, Po 2 savaičių brought Prabhupada samosa atvyko, for her. jis atnešė ją samosą. why? Kodėl? Because she's his Sankirtan devotee. Nes jinai jos Sankirtanas She's bhaktas. distributing his books. Jinai platino jo knygas. Prabhupada maintained himself for over a year just by selling his books. Prabhupada save išlaikė visus metus, tiesiog parduodamas knygas. You ever read his diary from New York? Ar kada nors skaitėt jo dienoraštį iš New Yorko? 25 cents for bananas, 25 centai už bananus, 15 cents for postage. 15 centų už paštą. Postage stamps. Už pašto ženklus. S- Monitorius neveikia. Prabhupada would not take the bus to save money. Prabhupada nevažiuodavo autobusu tam, kad sutaupytų Often he pinigų. went to bed hungry because he didn't have any food. Ir kurį laiką jisai tiesiog būdavo alkanas, nes neturėjo maisto. So we're just meditating on Prabhupada's sacrifice and his desire to fulfill the mission of his spiritual master. Taigi mes tiesiog medituojame Prabhupados auką ir jo troškimą išpildyti mokytojo paliepimą. Now we hear about all these beautiful experiences that you can have with the holy name and with Krishna. Dabar mes kalbam apie tas nuostabias patirtis, kurias galite turėti su šventu vardu, su Krišna. But our acharyas have revealed to us that without getting the blessings, without getting the mercy of the pure devotees, there is no entrance into Krishna's pastimes. Bet mes žinome iš mūsų ačario, kad negavę malonės, negavę tyro atsidavusio palaiminimo, mes negalime įžengti į dvasinę karalystę. Yasyadeve parabhakti ritadeve tatagurau tasyaite katita hirta prakashanti mahatmana. You know that one? Nes jie sėdėjo parabakteriją atidėti. Yeah. So, Translation. translation. Kiek žmogus turi atsidavimą aukščiausiam Dievo asmenį, tiek, kiek jisai turi atsidavimą dvasiniam mokytojui. Jeigu žmogus turi atsidavimą mokytojui, tokį pat kaip ir aukščiausiam Dievo asmenį, jam atsiskleidžia visa vedų literatūros prasmė. Thank you. Gives me time to drink some water, you know, when you say the translation. You were not fast. This is the most important verse of the Vedic literature. Tai yra pats svarbiausias posmas iš vedų literatūros. Do you know this verse? Žinot šitą posmą? Yasyadeve parabhaktir yatadeve tatagurau. Write it down. Užsirašykit šį posmą. Learn it. Išmokit. Get a tattoo. Pasidarykit tatuiruotę. So what does it mean? It means that all the Vedic wisdom will become revealed in your heart Ką when tai your reiškia? teachers are pleased. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visa vedų literatūros esmė atsiskleis jums, jeigu jūsų dvasinis mokytas bus patenkintas. Why is Shruta Kirti so blissful? Kodėl Šruta Kirti toks palaimingas? Any idea? Kokiu nors idėjų? He's an old man, you know. Jis senas žmogus. When you're an old man, it's easy to become grumpy. You've Okay. seen grumpy old men? Kai jūs esate senas žmogus, būna labai lengva būti paniurusiu. Esat matę paniurusių senų žmonių. He's not a grumpy old man. Bet jis nėra paniuręs senas žmogus. He's a blissful Jisai palaimingas. old sadhu. Senas sadhu. Why? Kodėl? Yeah, because he got blessings of Prabhupada. Nes jisai gavo Because he Prabhupados pleased palaiminimus. Prabhupada. Nes jisai patenkino That's why he's Prabhupadą. blissful. Ir todėl jis palaimingas. Huh? Otherwise, you only hear medical reports. You Kitokiu know? atveju jisai klausytųsi vien tik tai medicininių išvadų. Taip. You know, if you're old, if you're talking about Jeigu health jūs issues, you know, seniai, medical jūs issues. kalbate apie sveikatą. Or you start talking about the weather, that also means you're old. Arba Because pradedat kids don't kalbėti talk apie orą. about weather. Jeigu pradedat kalbėti apie orą, tai reiškia, jūs taip pat senas, nes vaikai nekalba apie orą. They're out there playing right now. Jie laukia, swimming, jie they žaidžia, don't dabar jie care. plaukia, jiems nerūpi. You know you're old when you walk into a room and you're looking for your chair. You're looking, where can I sit down? Jūs senas žmogus, kai jūs įeinate į kambarį ir ieškot, kur You are atsisėsti. old, okay? You get it? Jūs seni, supratote? Get jau? used to it. Pripraskit prie to. Yesterday we were all kids running around. Vakar mes dar buvom vaikai, lakstėm visur. I joined, I was 15 years old. Aš prisijungiu prie judėjimo, kai I went out on buvau book distribution. ir aš išėjau platinti knygas. And I told the people, I'm a monk. Ir aš sakiau žmonėms, aš vienuolis. And they look at me and go, does your mama know that you're here? Ir jų mama, jie sakydavo, tavo mama žino, kad tu esi čia. And I thought, okay, Aš sakydavau, maybe I'm not a monk yet, you know? Nu, gal dar nesu So I vienuolis. said, okay, I'm a student. Gerai, aš mokinys. So they say,
Yeah, he's a kid, he's a student. Yeah, Yeah, that's yeah. okay. Yes. What do you want? Yes, I vaikas, should vaikas, take jis this? mokinys. Yeah, I'll give you some money. Ko tu- Okay, good boy, keep going. Ko tu nori? Ai, tu nori parduoti knygą, na gerai, imk pinigus, eik toliau. I remember the first official Hare Krishna preaching event I attended. Aš atsimenu, kad pirmas oficialus Hare Krishna renginys, kuriame aš buvau, You know, I was still going to school. aš vis dar ėjau į mokyklą. They gave me saffron dhoti, Jie man davė šafrano dhoti. you know, fast track promotion, you Tai know, buvo toks greitas karjeros pokytis. fast track promotion, like you get promotion really fast. Jo, kai labai greitai gauni paaukštinimą. You heard about Paramahamsa? Prabhupada gave him sannyas at 19 years old. Girdėjote apie Paramahamsą, Prabhupada davė jam sannyasą, kai jis buvo 19 metų. He was around for 2 years. Jisai buvo tik tai 2 metus įskonė. So anyway, I put on my saffron dhoti and we went in a minivan with 8 devotees with instruments and books and prasadam. We were armed to our teeth. Taigi man buvo kiek metų, aš buvau 2 metus, aš buvau tik tai prisijungęs ir iš karto mane pasadino į minibusą, mes išvažiavom platinti knygų su knygomis, instrumentais ir apginkluoti iki dantų. How many people showed up for that program? Kiek žmonių pasirodė šitoj programai? What do you think? Kaip jums atrodo? No, not here. That Ne program čia, in ten anoj Switzerland, programai Šveicarijoje. 1984. 94 metais, 84 One, metais. okay. Vienas Any other? žmogus, kas dar pasiūlė? 10. 10. Okay, we have pessimists, we have optimists. Mes turime pesimistą ir optimistą. Anyone else? Dar pasiūlymą. Somebody more? Dar kas 100. 100 Okay. žmonių. Na gerai. 0 people showed up 0 žmonių pasirodė, because there was a mistake in communication about the date, you know. nes buvo klaida komunikacija apie šitą įvykio datą. So what did we do? Taigi, ką mes darėm? We sat outside on the grass. Mes atsisėdom ant žolės, We lauke, chanted Hare Krishna. kartuojam Hare Krishna, We ate prasadam. valgiam prasadam, We ate a lot of prasadam. valgiam daug prasadam. And we were talking with each other. Ir mes kalbėjomės vienas su kitu. Tushyanti charamanticha. Just sharing our hearts. Tiesiog mes daliname savo širdimi. And after a few hours, we drove back to the temple. Ir po kelių valandų mes tiesiog grįžome iš šventyklą. And I decided, Ir aš nusprendžiau, if this is the worst day, jeigu tai yra pati blogiausia diena, I'm in. I'm going to do this. aš darysiu tai. 0 books, 0 Lakshmi, 0 people showed up, but it was perfect. Tai yra 0 išplatintų knygų, 0 surinktų lakšmi, bet iš tikrųjų buvo didelė palaima. Because bhakti is not conditioned by external situations. Nes bhakti nesąlygo išorinė situacija. Sometimes you're alone and you feel totally connected. You Kartais- feel total connection, total solitude with you and Krishna. Kartais jūs būnat vienas ir jaučiat visišką ryšį, santykių su Krishna. And Aš ir sometimes you're in Krishna. a big crowd O kartais didelį minioj and you feel lonely. ir jaučiasi vienišas. Am I in the right place? Ar aš tai tinkamai Where vietoje, is Krishna? kur Krishna? You ever experienced situations like that? Esat patyrę tokių situacijų. A little bit later, Truputį vėliau. Madhavananda Prabhu will speak about how to transition from loneliness to solitude. It seems like the same, but it's not the same. It's two Madhavananda jisai different things. pasakos apie tai, kaip tranzituoti iš vienišumo į vienumą. Tai skamba panašiai, bet ne tas pats. It's special effects day. Čia vėl specialūs efektai. It's all good. It's all supposed to be like that. Viskas gerai, vėlgi taip turėtų būti. So we happy he comes to pick up the trash because Mes, otherwise, mes labai patenkinti, kai jie and he atvažiuoja has to go išvežti fast. šiukšlių. Otherwise, we have to push him up that slope. You don't want to push a garbage truck. Nenorėtumėt stumti šiukšlių mašiną. Anybody ready to go push the garbage Ar truck? kas nors pasiruošęs eiti pastumti šiukšlių Not mašiną? quite, right? Dar Not really. nepasiruošę, dar. So, okay. Now, there's different ways we can play this. If you have any questions, feel free anytime to just raise your hand and ask. Jeigu turite kažkokią tai klausimą, bet kada, bet kuriuo momentu pakelkite ranką ir klauskit. In case you're in food coma, post-breakfast samadhi, O jeigu jūs esate maisto komoje, tai yra po and you're pusrytinė just here samadhi, just here for digestive purposes, ir esate čia tiesiog tam, kad suvirškintumėt, I don't want to disturb your peace. Okay? aš nenoriu trikdyti A jūsų little bit, ramybės. but not too Truputį, bet ne per daug. Okay, so you can just sit and
Taigi, and jūs smile. galite tiesiog sėdėti ir šypsotis. All your blood is in your stomach, and Jūsų kraujas dabar visas yra there's some skrandyje. vacuum in your head, you know. Jūsų galvoje dabar vakuumas. All right, so yeah, sometimes people ask me, "What's your job? What do you do?" Kartais mane žmonės klausia, koks tavo I darbas, ką say, tu "I'm a darai?" translator." Aš sakau, aš esu vertėjas. Really? Tikrai? I say, "Yeah." Taip, aš- What language? O kokią kalbą verčiat? I translate from English to English. Aš verčiu iš anglų į anglų. How does that work? Kaip tai veikia? I translate from old school to new school. Aš verčiu iš senos mokyklos į naują mokyklą. You know, sometimes there's generation gap, Žinot, kartais būna tas kartų and even though people skirtumas. speak the same language, they don't understand Ir each net jeigu other. žmonės kalba tą pačią kalbą, jie nesupranta vienas You have kito. ever experienced Esat such a patyrę thing? kada nors tokį And they're dalyką. talking about the same thing, but Ir they don't understand each jie kalba other. apie tą patį dalyką, bet nesupranta vienas kito. So I'm a translator Ir aš for esu such vertėjas situations. tokiam situacijom. Because I grew up in the old school, Nes užaugau senoj mokyklai. but I still feel pretty young at heart, you Bet know, širdies so I vis can tiek- relate to the kids. Vis tiek jaučiuosi jaunas ir aš galiu bendrauti su jaunimu. So Prabhupada called all the leaders to come to Mayapur every year to discuss one topic for 15 days. Prabhupada, jisai kiekvienais metais kviesdavo į Majapūrą visus lyderius tam, kad 15 dienų aptartų vieną temą. What's that topic? Kokia ta tema? What is the topic that he gave the GBCs, the leaders, to discuss every year? Kokia tema Prabhupada duodavo For the visiems next GBC 10,000 lyderiams years. 10 tūkstančių metų į priekį? Huh? Unity in diversity, yes, correct. Vienovė ir skirtybė, taip. What does it mean? Ką tai reiškia vienovė It means skirtybė? balance between tradition and innovation. Tai reiškia balansas tarp tradicijos ir inovacijų. Old school means tradition. Sena mokykla reiškia tradicijos. It's what we grew up with. Tai yra tai, su kuo mes užaugom. It's all the good stuff and There also all the rules and all that. Visi tie geri dalykai, visas taisyklės Tradition. taip pat, visi tie sunkus dalykai. Huh? And new school Ir naujoji mokykla, is innovation. tai yra inovacijos. Maybe we can do this a little different. Gal mes galime daryti tai Maybe we truputį kitaip. can adjust a couple of things. Gal galime truputį kelis dalykus paderinti. Now, how not to change Tai nereiškia a pakeisti principle, principo, but to be flexible on the details, that requires a little intelligence, Bet tam, according to Prabhupada. pagal Prabhupadą, tam, kad būti lankščiam su detalėmis, reikia intelekto. Where do we get our intelligence from? Iš kur mes gauname tą intelektą? Have you ever met people who were educated in the University of YouTube? Esate matę žmonių, kurie gavo heard of the išsilavinimą University of iš YouTube? universiteto YouTube. There's Girdėjote apie also, universitetą there's also YouTube? the University of TikTok and Facebook and Instagram and so many others. Yra dabar tiek daug tų universitetų, TikTokas, Facebookas, YouTube'as. Have you ever met people who are smart because they clicked on a few things and they know a few catchphrases and a couple of words? Esat matę tokių žmonių, kurie yra tokie jau protingi, dėl to, kad jie prispaudė keletą linkų, nuorodų, pasižiūrėjo keletą dalykų. That's not the definition of intelligence. Bet tai nėra intelekto apibrėžimas. What is the definition of intelligence Koks yra intelekto in Krishna apibrėžimas consciousness? Krishna sąmonėje? To the degree that you surrender to Krishna, to that degree you're intelligent. Tiek, kiek jūs atsiduodate Krishnai, tiek ir jūs esate protingas. Do you like to control? Ar patinka kontroliuoti? Anybody likes to be in control? Kiekvienas nori būti kontroliuoti situaciją. Only one person, two? Tik tai vienas, du žmonės. Huh? Come on, admit Nagi. it. We're in the family. This is a small Pripažinkit, čia yra gathering. šeima, čia nedidelis susirinkimas. Okay, all right, Na okay, gerai, all right, gerai, okay. na gerai, mes visi norim kontroliuoti. Do you choose your airplane seats? Do you Ar pay jūs- for your airplane seat so you get the seat that you want? Jūs renkatės lėktuve vietą, ar jums pasiima tą vietą, kur jums paskiria? Do you ever want to fix other people or fix situations? Ar jūs norite kada nors pataisyti kitus žmonės arba pataisyti situaciją? Anybody wants to do that? Kas nors nori tai padaryti? Or is it just me? Ar aš tik tai vienas? Does it work? Ar tai veikia? No. Ne. So then stop doing it. Todėl nustokim tai daryti. Okay? Message Gerai. to self. Stop Čia yra doing it. žinutė Stop savo. trying to fix the Nustokit world. daryti, nustokit taisyti pasaulį. Now, if it's your service to fix the sound system, then you have to try to do it. Ir jeigu jūsų tarnystė yra sutvarkyti garso sistemą, tai jūs padėkite tai padaryti. I was in Miami Aš buvau Majamyje in front of a pharmacy, prieš vaistinę. and I met one lady. She was yelling at her phone. Sutikau vieną moterį, kuri šaukė į telefoną. Have you ever seen people yelling at their phone? Esat matę žmonių, kurie šaukė į savo telefoną. But not here in Lithuania, Bet right? ne čia Lietuvoje. Anyone do it?
Kas Do nors you daro, ever taip, yell at your phone? kada nors rėkėte savo telefoną? Huh? Thank you for your honesty. Ačiū už savo nuoširdumą. I always think it's really funny seeing somebody yelling at their phone. Aš visą laiką galvodavau, kad tai labai linksma žiūrėti. I always imagine what does the other person think who's on the other side. Aš You visą laiką know? bandydavau įsivaizduoti, kaip jaučiasi kitas žmogus ten kitam telefono gale. Mute. Išjungia garsą. What has this phone done to deserve to be yelled at? Taigi, ko nusipelnė šitas telefonas, kad ant jo rėktų? So I had two options, Taigi, aš turėjau du pasirinkimus. and we're gonna have a little vote here. Ir mes čia galime pabalsuoti. Lithuania is still a democracy, Lietuvoje vis dar demokratija. seemingly, so-called, kinda, right? So who runs the show? NATO or left side or right side or the guy in the south? Or who? Taigi, kas ten vadovauja visam tam šou paradui? So- Net. Okay, what are the two options that we have? Taigi, kokias du pasirinkimus mes turim? Option number one: who would talk to the lady who is screaming at a phone? Taigi, pirmas pasirinkimas. Would Ką you mes- talk to her? Ar jūs kalbėtumėt su ta Who moterimi, kuri would not? šaukia savo Who would telefoną? not talk to her? Kas nekalbėtų su ją? Okay, who would talk to her? Kas kalbėtų su ją? Who abstains? O kas susilaikytų? Now you have to remember, nobody's neutral. Not even the Swiss are neutral. Taigi, Nobody is prisiminkit, kad neutral. niekas nėra neutralus, nešališkas. Okay, we have two who are Mes turėjom pretending to be neutral. du, kurie apsimetė, kad yra neutralus. Of course I talk to her. I'm a Žinoma. hockey player. Taigi, žinoma, aš kad kalbėjau su ją, aš esu ledo ritulio žaidėjas. So I go up to her and I ask her, Taigi aš prieinu prie jos ir paklausiau, your mind, is it your best friend or your worst enemy? jūsų protas yra geriausias jūsų draugas ar jūsų didžiausias priešas? Right now, are you mindful or mindless? Dabar pasakykite, ar jūsų protas pilnas ar tuščias? The lady said, I'm so angry, I could scream and yell at the whole world. Ir moteris pasakė, aš esu tokia pikta, aš dabar galėčiau šaukti ir rėkti ant viso pasaulio. But keep talking, it's working. Bet sakyk, šnekėk toliau, veikia. So we had a little heart to heart. We had a little moment, you Mes know. turėjom tokį širdingą pasidalinimą, You tokį know that akimirką. moment when you Žinot have tą that moment of akimirką, connection where you kai- feel like, hey, somebody's home. Okay, let's kai, talk a little. kai jautiesi ar ne, kad, o, kažkas mane supranta, pakalbėkime toliau. And after a while, Ir po kurio laiko, I told her, have you noticed that most people and most situations in this world are outside of your control? taigi, ir aš pasisakiau jai, ar jūs pastebėjot, kad dauguma žmonių visam pasauliu praktiškai visą laiką yra anapus jūsų You know, valdžios. like the sound system and the garbage truck and the mosquito and the wind and the kids and, you know. Kaip ir šita garso sistema, ir šiukšlių mašina, ir uodai, ir visa kita. But the way how we respond to these persons and situations is always under our control. Bet tai, kaip mes atsiliepsime į šitą situaciją ir šitos žmonės, visą laiką yra mūsų valdžioje. And she started smiling. Ir ji pradėjo šypsotis. And she said, I get it. I get it. Ir jinai pasakė, I get it. "O, I understand what you're trying to tell me. supratau, pagavau, supratau, ką tu nori pasakyti. I'm going home right now to read these books. Taigi, aš einu namo dabar ir iš karto skaitysiu tas knygas. Sankirtan is not converting people. Taigi, sankirtan nereiškia, kad atversti žmonės. Would you like to be converted? Norėtumėt, kad jūs atverstų. Huh? We can baptize you. We can do conversion. We can do initiation right before lunch. Mes galime tave konvertuoti, ta prasme, pakrikštyti, duoti. Anybody iniciaciją. likes to be converted? Ar kas nors mėgstat, kad jūs konvertuotų? No. Ne? 2 rupee diksha? 2 rūpių dikša? No. Ne? You know, in some places, just when you show up, they throw some holy water and then they say, you're part of the group now. Taigi yra tokių vietų, kur jūs tiesiog pasirodėte, jie apšlakstė jūs vandeniu ir pasakė, dabar jūs mūsų grupės nariai. Would you like to be inspired? Norėtumėt būti įkvėpti tokiu būdu? Inspired? No? No? You have enough inspiration? No problem. Would you like to be inspired? Ar norėtumėt, kad jūs įkvėptų? Yeah? Įkvėptų, taip. Or you're already inspired? Ar right? jūs You're jau already- esate įkvėpti? Too much inspiration. Jau per daug įkvėpimo. Would you like to be inspired? Ar norėtumėt būti įkvėpti? Okay, it's not Na- California. You're not Americans. I get it. I Na get it. gerai, čia ne Kalifornija, jūs You're already amerikiečiai, cool. ar jūs Everybody's jau cool. esat We got it all ramūs, visi figured out, ramūs, right? visi. It's all under control, right? Viskas It's all šičia good. yra, viskas yra situacija valdoma. We'll talk about that in a minute. Mes pakalbėsim apie tai tuoj. Yeah. So people like to be
inspired. They like to have friends. Žmonės nori They like if būti people įkvėpti, deal with nori them in a turėti nice draugų, way. nori, kad su jais elgtųsi gražiai. It's not so complicated. Tai It's nėra not so taip komplikuota, tai yra labai paprasta. Prabhupada has shown us how to do Prabhupada it. parodė mums, kaip tai daryti. So, one time in Mexico, in a town called Guanajuato. Have you heard of Guanajuato? Vieną kartą Meksikoje mieste Guanajuato. Esat girdėję apie šitokį miestą Guanajuato? You'll end up in the wrong town. But anyway, doesn't matter. Jo, aš pataikiau ne į tą miestą. I was in the main town square and I met a gentleman who was wearing a three-piece suit with, very nice hat and rings and golden pocket watch. Taigi, ir aš sutikau vieną žmogelį, kuris buvo apsirengęs kostiumu, tokiu iš 3 dalių, su puikia kepure, su auksiniu laikrodžiu įkištu į kišenę. And he had a handlebar mustache. Ir jisai turėjo handlebar. Ūsus, tokius susuktus ūsus. Like this. Tokius kaip Salvador Dali, Kaip Salvadoro Dali ūsus. And before I could say one word, he said, "What are you trying to do?" Ir dar man prieš pasakant pirmą žodį, jis pasakė, ką tu bandai padaryti. What do I tell him? Ką aš jam pasakysiu? Have you ever been in a situation where you didn't know what to say? Buvot kada nors situacija, kai nežinot, ką What do you pasakyti. say? Ką What do jūs you do pasakyti? when you don't know what to do? Ką jūs darot, kai jūs nežinot, ką daryti? Call mom, Skambinat mamai, ask Siri, paklausit Siri, count your money? suskaičiuosit pinigus? No. Ne. To who do you pray? Grandma? Kam jūs melsitės? Močiutei? No, Krishna. Ne. Krišnai. Krishna, I need a miracle right now. Krišna, man reikia stebuklo dabar. He looks like like a government official or Yes, like I- an aristocrat or maybe a judge Jisai atrodo kaip vyriausybės tarnautojas, There's kaip nothing- aristokratas, gal kaip teisėjas. that can impress this guy. Ir niekas negali padaryti tokiam vyrukui įspūdžio. So what do you tell him? Ką jūs sakot jam? So you just pray. Say, Krishna, I need a miracle right now. Ir jūs sakot, Krišna, man reikalingas stebuklas dabar. If I've ever been a good boy, if I've ever chanted your name, Jeigu kada nors buvau geras berniukas ir kartojau tavo I'm vardą, ready to trade all my bhakti points. You know, aš you get pasiruošęs bhakti points parduoti visus savo bhakti for chanting taškus. japa. Jūs gaunate bhakti for doing taškus už džepus kartojimą, už savo And you sėvą. can trade them in for Ir jūs parking galite juos places or free iškeisti į pizza. automobilio stovėjimo aikštelę arba į pizzą. Or you can ask Krishna for a little miracle. Arba galite paprašyti Krišnos nedidelio stebuklo. All my pious credits, please give it to this person because he needs it. Prašau, mano visus darybės taškus atiduok šitam asmeniui, nes jam jų reikia. So I told him, Ir aš pasakiau jam, I'm trying to develop introspection and humility through selfless service. aš bandau išsiugdyti introspekciją ir nuolankumą per nesavanaudišką tarnystę. He said, Jis pasakė, introspection and humility through selfless service. vidinė įžvalga ir nuolankumas per nesavanaudišką tarnystę. How much is the book? Kiek kainuoja knyga? I could not reach him, Aš negalėjau prie jo prieiti, but Krishna is in the heart of every living entity. bet Krišna yra kiekvienos būtybės širdį. The same Krishna that's in your heart. Tas pats Krišna yra ir tavo He can širdį. reach him. Jisai gali pasiekti jį. If Krishna sees that we're actually sincere. Jeigu Krišna mato, kad tai iš tikrųjų nuoširdus, What does sincerity mean? ką reiškia nuoširdumas? Sincerus, without wax. You know, formerly when they were making sculptures and when there was cracks, they would put wax to cover the cracks. Taigi, sincerus reiškia sincera? Sincera. Sincera is wax. Sincera reiškia be vaško. An artist Kai menininkas darydavo skulptūras, who's not using wax tas, kuris is sincera without wax. Tai kai darydavo skulptūras, jie visus plyšius užlipdydavo vašku, bet jeigu būdavo skulptūra be vaško, jinai buvo sincera, be vaško. And duplicity means that Veidmainystė you make a reiškia, good show. kai jūs padarote gerą Oh, vaizdą, Prabhuji! gerą šou, So nice to meet you! o prabūdžiai, taip puiku tave sutikti, Give me the money. duok man pinigų. There's a hook, right? Štai knyga. There's a hook. Čia yra kabliukas. So when you're sincere, you're straightforward. You're not making a show, a pretension, and in the back of your mind, you're calculating, okay, I can do this, I can do Taigi, that, I can get this, I can kai that. jūs esat nuoširdus, jūs nedarot šou, jūs neapsimetat, kad, aš dabar taip nuoširdžiai džiaugiuosi, bet iš tikrųjų galvoju savo
galvoju, ką vat, aš su tavim padarysiu. Srila Prabhupada mentioned, I've never cheated you. Prabhupada sakė, aš niekada jūsų neapgavau. I've given you this message as it is. Aš perdaviau No jums tą adulteration, žinią, no change. perdaviau jums šitą žinią be jokių pakeitimų, be pokyčių. Prabhupada in his previous work, he was a pharmacist. Prabhupada savo ankstesniam darbė buvo farmacininkas. Pharmacists are very meticulous people Farmacininkai yra tokie labai įdomus žmonės. because if they're not, then people die. Jie labai kruopštus žmonės, nes jeigu jie nebus kruopštus, tai And žmonės mirs. it's bad business if your customers die. Ir tai yra labai blogas verslas, jeigu jūsų So klientai Prabhupada knew miršta. exactly what to give us, how much to give us, Prabhupada how to tiksliai apply the žinojo, formula. ką duoti mums, kiek duoti mums, kaip panaudoti šitą formulę. Now it becomes very popular. People are saying, oh, you can get higher initiation, higher bhakti, higher rasa, higher this, higher that. More bhakti for less money. Ir dabar yra populiaru sakyti, kad tu gali gauti aukštesnę bhaktį, aukštesnę guru už pigesnę kainą. Have you ever heard this? Esat girdėję iš kažko tai? No. Ne? You're simple, happy devotees, right? Yes, You're that's just it. chanting Hare Krishna and Tiesiog paprastai ir laimingi bhaktais, tiesiog kartuojat Hare Krishna stay away from the internet. ir šalinatės That's internetą. why I like you, because you keep it simple, right? Ir You todėl- don't get confused. Man patinkate jūs, nes jūs viską laikote So paprastai. Prabhupada knew Prabhupada žinojo, what we could handle. ką mes galime atlaikyti. And he said, don't worry. Ir jis sako, The nepergyvenkite. process works. Everything is going to be revealed. Procesas veikia ir viskas atsiskleis jums. How many of you have read the entire Bhagavad Gita, Kas iš jūsų perskaitėt visą Bhagavad cover to Gita? cover? Nuo viršelio iki viršelio. How many of you have read the entire Srimad Bhagavatam, Kas iš cover to jūsų cover? perskaitėt visą Šrimad Bhagavatam nuo viršelio Okay, iki that's viršelio? 7 people. How many have read Chaitanya Charitamrita? Kas iš jūsų perskaitėt Chaitanya Okay, Charitamrita? that's 4 people. Čia 4 How žmonės. many of you have read all of Prabhupada's books? Kas iš jūsų perskaitėt visas Prabhupados knygas? 3. Okay, Houston, we have a problem. Taigi, matot, mes turim problemą. This is your homework, Tai okay? yra jūsų namų darbas. We can't tell Prabhupada, look, you came for nothing. You got up every night at midnight for nothing because we're too busy, you know, we're too busy scrolling and playing games and, you know, like Mes we're not negalim, reading books anymore, you know? Why didn't you make TikTok movies or why didn't you, you know, make Prabhu. stuff a little more fun and entertaining? long sentences. Sorry. Water break. You're on. Jo, mes negalime pasakyti Prabhupadai, kad atsiprašome, Prabhupadai, jūs atvykote į vakarus tuščiai, jūs keldavotės anksti naktį ir rašydavote visas šitas knygas, bet mes jau neskaitom šitų knygų. Mes pasinėrė į TikToką, Facebooką ir visus kitus dalykus, žaidimus. And now, of course, you can buy the books. The books are available. Ir dabar, žinoma, jūs galite nusipirkti knygas. They're Knygos available yra online. They're šičia. also available printed. Jas galima nusipirkti ir online. You can have all the books in the atspausdintas world, ir but if you online don't read skaityti. them, Jūs galite nusipirkti visas knygas pasaulio, bet jeigu jūs neskaitysite jų, you might as well be illiterate. galite būti ir neraštingi. They look great behind you on your Zoom class. You Jis know, labai on the gražiai atrodo shelf. per jūsų Zoom paskaitą. Wow, Fone. he's got a lot of books. O, jis turi daug He knygų. must be really smart. Jis turėtų būti labai protingas. So please, Taigi prašau, read every day. skaitykit kiekvieną A day dieną. without reading is a day wasted. Diena be skaitimo yra tuščiai praleista. Do you ever feel down? You ever feel a little depressed? Kada nors jautėtės depresuoti? No, not here in Lithuania, right? Ne, tikrai ne čia Lietuvoje. I mean, the sun shines day and night, right? Saulė šviečia čia dieną ir naktį. People going a little, ooh, you know? So, Bhagavad Gita, 2nd chapter, text 29. Taigi, Bhagavad Gita antras skyrius, 29 tekstas. Krishna tells Arjuna that the soul is amazing. Krišna sako Arjuna, kad siela yra nuostabi. Did you know that you're amazing? Žinot, kad jūs esat nuostabus. He says it 3 times. Jisai in the pasako same 3 verse. kartus tam pačiam posme. The soul is amazing, and even though the soul is amazing, people don't know it. But Siela yra I'm nu- telling you, the soul is amazing. Taigi, siela yra nuostabi, bet nepaisant to, kad siela yra nuostabi, žmonės to nežino, bet aš tau tai sakau. When Brahma was in anxiety because everything was dark, he didn't know what to do. Kai Brahma labai nerimavo dėl to, kad viskas buvo tamsoj ir jis nežinojo, He ką had to daryti. create the universe, all the life forms. It's a big job. Jis turėjo sukurti visą visatą, visas gyvybės formas ir tai yra didelis darbas. So Krishna appeared Krišna pasirodė and he shook his hand and he said, "Thank paspaudė you." jam ranką ir pasakė ačiū. That's pretty cool, right? Krishna comes up, he shakes your hand, he says, "Thank you." Čia labai kietas dalykas, ar ne? Jei Krišna ateina, pasirodo jums ir paspaudžia And then ranką he ir sako told ačiū. him,
one of my favorite Ir verses. tada jis pasakė jam vieną iš mano mėgstamiausių posmų. He said, "Don't be anxious and don't be depressed. Jis sako, tu nepergyvenk ir nedepresuok. Whatever you're praying for Visą tai, ko tu prašai, has already been granted so many times." jau buvo suteikta tau daugybę kartų. In other words, Kitais žodžiais, you're not the first Brahma. tu nesi pirmas Brahma, You're not the first Sankirtan devotee. tu nesi pirmasis Sankirtanas bhaktas, You're not the first anything. tu nesi pirmas niekas. Don't be anxious. Todėl Don't be nepergyvenk depressed. ir nedepresuok. This is all Bhagavatam, Visa Gita. tai yra Bhagavad Gita. So just one verse a day, it Tiesiog vienas really posmas per dieną. sets the tone. It gives a different Jeigu skaitysi, tiems experience, a different flavor to the day. suteiks tos dienos visai skirtingus skonius. And an all-time favorite, that whenever and wherever the Bhagavatam is being discussed, there is no fear, nor anxiety, no envy, and no material affliction. Ir taigi, labai sena tiesa yra tai, kad ten, kur yra skaitoma Šrimad Bhagavatam, ten nėra jokio pykčio, nėra jokio nerimo, nėra jokio pergyvenimo ir viso kito. That's pretty cool, right? Tai yra labai kietas dalykas, ar ne? At least as long as the Bhagavatam is being discussed. Bent jau tol, kol yra aptariama Bhagavatam. Do you ever have a problem? Turėt kada nors problemų? No, you don't have Ne, jūs problems, right? neturit problemų, taip. You're all good. Jums viskas you gerai. figured it out. If you ever have a problem, Bet jeigu jūs kada turit just open problemą, any one of Prabhupada's books at tiesiog random, atsiverskit bet kurią knygą, bet kurioje and you vietoje. just read one paragraph Ir or one tiesiog verse, skaitykit vieną pastraipą arba vieną posmą. and you get the answer right there. Ir jūs gausit atsakymą Has ten. this ever happened to you? Kada nors taip nutiko jums? Do you read sometimes? Jūs kartais skaitot? Yeah, Taip, yeah. taip. These books are none different from Krishna. Šios knygos nesiskiria. Krishna nuo Krišnos. svadama pagate dharma gyana dibisaha kalaunashtam drishamesha puranarko dunodita. When Krishna left this world, Kai Krišna paliko šį pasaulį, he stayed in the form of the Bhagavatam. jisai pasiliko Bhagavatam pavidalu. Bhagavatam is always there. It's our best friend. It's our best Bhagavatam companion. visada yra su mumis, jis geriausias mūsų draugas, mūsų Srila Prabhupada palydovas. said, I didn't go to the West. The Bhagavatam went to the West. I was Prabhupada just sako- carrying the boxes. I was just carrying the Bhagavatam. Taigi Prabhupada sako, aš niekada nevykau į vakarus, tai Bhagavatam nuvyko, aš tiesiog nešiau tas dėžės su Bhagavatam. I can tell you stories till the cows come home, but maybe there's something that you would like to know. Aš So galėčiau pasakoti tas istorijas ilgai, bet gal jūs turit klausimų. this is the time when audience participation comes in. Tai dabar jau atėjo tas metas, kai pradeda dalyvauti. Any audiencija. questions, comments, or reflections? Ar turit klausimų, komentarų, pamastymų? Do we have a mic? Thank you. Uh, We have a runner with a mic. he just wanted to ask who is your spiritual master? That is not a topic that you ask people Čia nėra ta tema, kurioje užduoda žmonėms klausimas. because in cultured society you don't reveal your Ishtadev, Nes your kultūri- worshipful Lord, Kultūringai visuomenė jūs neklausė Your žmonėms, jūs mantra, neskleidėt savo ištadėvą, savo your dvasinę mokytą, vows, savo or mantrą, your savo guru. įžadų ir savo gūrų. You know why you don't ask people about their guru? Žinot, kodėl neklausė žmonių apie jų gūrų? Because if you do, Nes jeigu taip the padarysit, speaker may go into ecstasy, kalbėtojas gali patekti į tokią ekstazę, remembering atsimindamas their worshipful spiritual master, savo garbinamą dvasinį mokytoją. and then you won't hear an answer Ir tada nebeišgirsi atsakymą, because the person is in ecstasy. nes žmogus bus ekstazijai. You don't want that, right? Jūs to nenorit, ar ne? Now I know in India Yeah, it's very žinau, kad common. Indijai dabar labai That's the first įprasta. question, Pirmas right off the klausimas, bat. Who your guru? O kas savo gūrų dabar jie klausia? In America they ask how much money do you make? Amerikoje jie visi klausia, kiek tu pinigų Right? uždirbi. Yeah. Taip. Show me the money, right? Parodyk man pinigus. Where do you live? What kind of car do you drive? Kur gyveni, kokį In fact, automobilį they tell vairuoji. you their whole life in the first 3 minutes. Taigi per pirmas 3 minutės jie papasako apie visą savo And then they gyvenimą. turn around and walk away. Ir tada jie apsisuka ir nueina. Have you ever met people like Esat that? sutikę tokių Who žmonių, tell you a little too much kuriem papasako truputį per daug and then they just walk away. ir tada jie tiesiog nueina. So as aspiring Vaishnavas, Taigi tie, kurie bando tapti vaišnavais, and I know you are a Vaishnav ir aš žinau, kad because tu you're a vaišnavas, humble and a kind soul, nes esi nuolanki ir maloninga siela, we have to learn the art mes of turime išmokti to not meno, triggering people in the wrong way. kaip neperjungti žmonės į neteisingą kelią. Message to self. Tai yra ta žinutė savo I'm pačiam. working on it. Aš su tuo tvarkausi. I don't care who your Diksha guru is. Man nerūpi, kas yra jūsų dikša gūrų.
because I love them all. nes aš jūs visus myliu. We're all in the family. Mes visi esam šeima. So it doesn't really matter Ir visiškai nesvarbu. whether you're initiated by this one or that one, the other one. For you, it's a big deal, but we're all in the same family. Jo, ar tas tave inicijavo, mes visi esam didelė šeima. There's only one team. Yra vienintelė komanda. It's the Sankirtan team of Chaitanya Mahaprabhu. Tai yra Čaitanijos Mahaprabhu komanda. And Srimati Radharani, she's the one who is in charge. Ir Šrimati Radharani, jie atsakinga už viską. And if you're not on her team, Ir jeigu jūs nesat jos komandai, you miss the boat. jūs praleidot, pavėlavot į laivą. Other questions? Kiti klausimai? Yes, please. Hare Krishna, thank you for coming here. I think this topic so important. We less and less, I think, hearing about importance of book distribution. And I want to ask, can you share what benefit is for book distributor if somebody distribute books and your experience during so many years distributing books, what changes you feel inside? Like if this progress of practicing Krishna consciousness is more quick when you distribute books, or it depends on some circumstances? You want to say the topic, the question in the language so everybody understands it? Thank you. Padėkojau, kad atvyko Prabhu apie šią svarbę temą pasidalinti ir paklausiau, kokius pokyčius išgyvena knygų platintoje širdyje, bet ir asmeniškai jo patirtį tiek metų platinant knygas, ar progresas platinant knygas yra greitesnis Krishna sąmonės procese. Thank you. The topic of this retreat is transformation, right? Taigi šito viso susitikimo festivalio tema yra transformacija. Or that Sielos was just a pokyčiai. slogan that looks good on the website? Ar čia tik tai šūkis, kuris gerai atrodo web puslapyje? So I've noticed that Aš pastebėjau, kad the more I try to sort out my own life, the less it works. kuo labiau bandau susitvarkyti savo gyvenimą, tuo mažiau tai veikia. The more I try to help others, Kuo labiau bandau padėti kitiems, the more Krishna takes care of me. tuo labiau Krišna rūpinasi manim. Have you noticed? Pastebėt, The more we're trying to figure out our own issues, kuo labiau bandome suprasti savo pačių problemas, the less things work. tuo prasčiau dalykai The more we're veikia. trying to do devotional service, the more Krishna takes care of Ir us. kuo labiau stengiamės atlikti atsidavimo tarnystę, tuo labiau Krišna mumis rūpinasi. We were in Rishikesh. Buvome į Rišikešę. Have you been to Rishikesh? Kada nors buvote Rišikešę? Yeah? Taip, It's a nice place. puikiai vieta. Huh? The Ganges comes right down from the Himalayas. Ganga nusileidžia iš Himalajų. Peaceful, beautiful place. Ramu, graži vieta. So I used to go up there Take every a- year for 7 or 8 years in a row with about 12 boys to do Harinam Sankirtan. Taigi, kiekvienais metais, jau 12 metų, kiekvienais metais mes keliaujam ten su 12 vaikinų, darome sankirtiną. And my story will answer your question. Ir mano istorija atsakys į I'm not klausimą. trying to Aš avoid. nebandau išvengti atsakymą. And of course, there's different stories I will tell Žinoma, from yra įvairios istorijos, Rishikesh. kurias galėčiau papasakoti iš Rišikešo. So we went up there just to chant and dance and distribute Prabhupada's books. Taigi And mes tiesiog nuvykom tenai šokti, dainuoti ir platinti Prabhupados knygas. there's also International Yoga Festival there every February, March. Kiekvienais metais vasario, kovo mėnesį būna ir tarptautinis jogos festivalis. So we were up, there's 3 bridges. One, Ramjula down in town, then Lakshmanjula up, and then one very far up. So we were on Lakshmanjula. Taigi ten yra 4 tiltai per Gangą, Ramdžiulą, Lakšmančiulą ir ten dar vienas dar aukščiau. Mes buvom ant Ramdžiulą. And we were chanting there, Lakshman. right? It's a small bridge, not for cars, only Taigi- for pedestrian. Ir And ten yra mažytis tinklas Lakšmančiulą, jisai tik tai pėstiesiems, ne automobiliams. so we were chanting and dancing, and we're stopping the whole traffic. Nothing moves. Taigi mes šokam ir dainuojam ant šito tilto ir visą And people eismą start honking and making noise and yelling.
žmonės negali praeiti, žmonės jie jau šūkauja, rėkia, pipsina. And then they realize it doesn't work. So they just get off the bike and come and join the kirtan. Ir tada jie suprato, kad tai neveikia, tada jie tiesiog nulipo nuo savo dviračių ir prisijungė prie mūsų Even the kirtano. police and everybody, you know. Net ir policija ir visi kiti. So there was one beggar. Ten buvo vienas Elgeta. And he's not a sadhu, he's just a professional beggar. Jis nesado, jis tiesiog profesionalus Elgeta. So he sits there Jis ten sėdi, and he has a cup, you know, jisai turi su savim and puodelį he looks a little sad. ir atrodo truputį nusiminęs. And he's watching us. Ir jisai mus stebi. And after 10 minutes, 15 minutes or so, Ir po 10-15 he decides minučių that jisai nusprendė, it's no fun to be a beggar. kad nelinksma būti Elgeta. Let me join these guys. Aš geriau prisijungsiu prie So tų he comes vyrukų. down and he starts dancing with Ir us. tada jisai ateina, jisai pradeda šokti su mumis. And after a while, he starts dancing real flashy, you know, Ir like po real, kurio laiko jis jau pradeda taip labai this, išraiškingai going šokti. all out, like full, you know, full tilt. And then, Ir tada, even a little later, net ir truputį he vėliau, reaches into his kurta pocket jisai įkiša ranką į savo kurtos and he kišenę. takes out a whole stack of money, of Jis ištraukė notes. visą pluoštą And he's banknotą. waving it around. Ir jisai mojuoja aplinkui jais. And he's showing everybody. Ir jis rodo visiems. And then he takes the money and he starts putting it into all the devotees' pockets. Ir jisai paima tos pinigus galiausiai ir pradeda dėti baktams į kišenes. And he's showing everybody. Ir jis rodo tai visiems. Now you have to wake up. This is the punchline, okay? Ir dabar jums reikia If you pabusti. Čia sleep yra, through this, jeigu jūs iki šiol miegojot, you miss your graduation, you sleep through your wedding and through your funeral, okay? taigi jeigu jūs so you have praleisit, to tai jūs wake up. pramiegosit ir savo vestuvės, ir savo laidotuvės. Turit pabusti. What a bummer, right? You miss your graduation, your wedding and your funeral. Taigi mes bomžai, jeigu mes praleisim savo, kaip sako, ir išleistuvės, ir vestuvės, ir laidotuvės. Where were you? Taigi, kur tu buvai? I was distracted, you know. Aš tiesiog buvau kažkur tai Something nuklydęs. happened, I don't know. Kažkas nutiko, o nežinau. So he was telling everybody, Taigi jis visiems sakė, I'm not a beggar. aš nesu Elgeta, I'm a generous person. aš esu dosnus žmogus. That's what Sankirtan does. Ir tą daro Sankirtana. It turns beggars Jinai into padaro- generous people. Elgetas į dosniuosius. Thank you Ačiū. for your great audience participation. Aš jūsų labai tokį aktyvų dalyvavimą. We're all Mes beggars. visi Elgetas. We came with nothing. Mes negalime nieko And we're padaryti. going to leave with nothing. Ir mes negalime iškeliauti su niekuo. The only money that you own Vieninteliai pinigai, kuriuos jūs turit, is what you donated tai to yra Krishna. tai, ką jūs paaukojot Krišnai. It's the service. Tai yra It's the tarnystė, love. tai yra It's ta meilė, the endeavor that you tai yra did pastanga, kurią jūs įdėjot. in order to please Krishna and Tam, to kad do something for the benefit of the living entities. Patenkintumėt Krišną ir padarytumėt kažką tai visų gyvų būtybių labui. So that transformation is available Taigi ta transformacija ir mums prieinama every day of the week, kiekvieną savaitės even dieną. if you're not in Rishikesh. Net jeigu jūs nesate Rišikešė. I was in Switzerland Aš going door to buvau door, Šveicarijoje, ėjau nuo durų prie durų. and it was a conservative neighborhood, Tai big buvo labai konservatyvi aplinka, houses, kaiminystė, big dideli namai, fences, didelės big tvoros, dogs, dideli šunys, big cars, dideli automobiliai and big egos. ir dideli ego. And very few books went out. Ir išsiplatino tik kelios knygos. But one lady, she bought 3 books. Bet viena moteris nusipirko 3 And she knygas. said, my nephew, Ir pasakė, žinai, mano he has sūnėnas, been to India. jisai buvo I Indijoje. said, really? O aš paklausiau, o tikrai, Can you give me his number? gal duosi jo numerį? So it was in 85. Sako, tai buvo 85 So sure, metais. she gave me the number. Jinai man I davė called. numerį, aš paskambinau. 2 Sundays later, him and his friend, they came to the temple. Po 2 savaičių jis ir jo draugai atėjo į šventyklą. They had long hair and red eyes Jie turėjo ilgus plaukus ir paraudono. because they smoked ganja just Nes jie before rūko coming to the gandžią. temple. Tiesiog prieš atvykdami į šventyklą jie rūkė gandžią. And they said, Ir jie pasakė, we've been to India, we already know everything. o mes buvome Indijoje, mes jau viską žinom. But I was Bhakta Nico. Bet aš buvau Bhakta Nikol. Nicholas. Yeah. Nikolas. Yeah. And Bhakta Nico does not take no for an answer. Ir tas Bhakta Nikolas, jis tiesiog niekada nesako ne. We don't accept Aye, no aye. for an answer. Jis niekada nepriima atsakymo ne. Yes or yes. Taip Say arba yes. Taip, sakykit taip. Okay, I know Taip, you're going to gerai. say yes. Aš žinau, kad tu pasakysi taip. So I just showed him the temple Taigi aš jam parodžiau Gave him šventyklą, prasadam. daviau prasado, and showed him all the books. parodžiau visas knygas. And they say,
we already know everything. Ir jie sako, tai, bet tu žinai, mes jau viską žinom. But you're a nice kid. Bet tu esi geras So vaikinas. they just took a few big bills, Yeah. and put a few hundred on the table Taigi, and took the išsitraukė- books and went home. Jie išsitraukė keletą tokių didelių banknotų, padėjo ant staliuko, pasiėmė knygas ir iškeliavo. They started reading, they started chanting, Yeah, they came pradėjo- occasionally on Sunday. Jie pradėjo skaityti, jie pradėjo, kaip sako, kartais ateiti sekmadieniais. Till one Sunday, His Holiness Bhakti Charu Maharaj came, Kol vieną sekmadienį atvyko Bhaktičaru and Maharaja they were sitting in his lecture. ir jie sėdėjo jo paskaitoj. This is our guru. Čia mūsų gūrų. We're in Maya. Mes majoj, We're a bunch of idiots. mes krūvai idiotų. What was I thinking? Ką aš galvojau? We have to get serious in Krishna Mes consciousness. turime surimtėti Krišnos sąmonėje. They had a total meltdown. He just Yeah, completely finished them off. Jie visiškai išsilydė, tai pribaigė juos. They just realized, they had a spiritual experience. Jie tiesiog suprato, gavo tokią patirtį. So they dvasinę got patirtį. serious. Jie surimtėjo. And they transformed their house into a preaching center. Ir jie pavertė savo namus pamokslavimo centru. And because they're rich kids, they had a lot of friends. Ir kadangi jie buvo turtingi vaikinai, jie turėjo daug draugų. From that gathering, 25 people got initiated by Bhakti Charu Maharaj. Taigi ir iš to susirinkimo 25 žmonės gavo iniciaciją iš Bhaktičaru Maharajo. Some opened preaching centers in, Port Elizabeth, South Africa, and Kažkas iš jų atidarė Others pamokslavimo centrus helped save Pietų New Afrikoje. Mayapur in France. Kažkas padeda gelbėti New Mayapurą Prancūzijoje. Through their preaching, dozens of others became devotees. Per jų Millions pamokslavimą of books daugybė went kitų out. žmonių tapo atsidavusiais, buvo išplatinta milijonai knygų. It's called the domino effect. Tai vadinamas domino efektas. Did you ever play domino? Kada nors žaidė domino? Domino. Domino žaidėt. If not, you had a miserable childhood. Jeigu ne, tai jūs turėtumėte apgailėtiną vaikystę. And as your homework, you should play domino. Ir jūsų namų darbą jūs turite žaisti domino. Huh? Okay? Gerai? All right? This is your homework. Čia You got jūsų to play namų domino. darbas pažaisti domino. You know how domino works? Žinot, kaip veikia domino? You put it all up, Pastatot visus and then you stačiai push one. ir tada vieną pastumėt. And that one pushes also one. Ir tas vienas pastumė dar But then vieną. that one Ir tas pushes vienas two. pastumė du. And they push other Ir two. tada jie pastumė dar du. 4, 4, 8, 8. and boom. That's what happens. Tai kas nutinka? Prabhupada said, I was never alone. Prabhupada sako, aš niekada My nebuvau Gurudev vienas. is always next to me, Mano Gurudeva visada su manim. giving me guidance, Jisai giving me padeda man, inspiration, duoda giving man me vision, įkvėpimą, duoda man giving me viziją, strength. duoda man jėgų. He said, my Guru left this world Jisai sako, many decades ago. Mano Guru paliko pasaulį prieš daug dešimtmečių. I only saw him less than a dozen Aš times. mačiau jį tik tai mažiau nei tuziną kartų. But there's not a moment where he's not with me. Bet jie nebuvo akimirkos, kad jis nebūtų su manim. If we don't understand Jeigu mes Vani, nesuprantame Vanį, if we don't get into the mood of service and separation, jeigu mes nepatenkame tą nuotaiką tarnystės ir išsiskyrimo, you know how many people, when Prabhupada left the world, they just walked out the door. They thought it's over. žinot, kiek daug žmonių jie išėjo pro duris, kai Prabhupada paliko pasaulį. But Jie there galvojo, are kad others- viskas baigta, bet there are others- buvo kiti, Who never talked to Prabhupada, kurie niekada nekalbėjo su Prabhupada, but they listened to Prabhupada. bet jie klausėsi Prabhupados. And they imbibed his mood, his mission, his yeah. instructions. Ir jie persėmė jo nuotaiką, jo misiją, jo pamokymais. And they're leaders, they're Yeah. preachers. Ir jie yra lyderiai, pamokslautojai. Anyone in this movement who's done something, Kiekvienas šiame judėjime, kuris kažką every padarė, GBC, every guru, every kiekvienas GBC, sannyasi, kiekvienas guru, kiekvienas sannyasi, all the senior devotees. visi vyresniai bhaktai. So, I have a question for you. Tik aš turiu klausimą jums. Who here is a Sankirtan devotee? Kas čia yra Sankirtanas bhaktai? Raising hands. Pakelkite rankas. Išvari prie. 1, 2. Okay, Mayapur, we got a problem here. Taigi, Majapurė, mes čia turime problemą. What kind of a devotee are you? Are you a Grihastha devotee, or are you a businessman devotee, or are you a Kas jūs per Food for Life devotee, or I'm the flower girl, or I'm just doing the cleanup? Tai va, kokie bhaktai jūs bebūtumėte, ar jūs grihasta, ar pamokslautojas, ar brahmacharis, ar gėlininkas, ar dar kažkas. Are you chanting Hare Krishna? Ar jūs kartojate Hare Krishna? Yes or yes? Taip ar taip?
Please say yes. Prašau pasakykite. If you're chanting Hare Jeigu Krishna jūs kartuojate Hare Krishna, and you're also trying to Ir jūs share some of your taip pat heart, some of your bandote ecstasy with others, pasidalinti savo širdim, savo ekstazę su kitais, then you are a Sankirtan devotee. tada jūs esate Sankirtanas bhaktas. There is only one type of bhakta, Yra tik tai vieno tipo bhaktas. Sankirtan bhakta. Sankirtana bhaktas. Who here is a Sankirtan devotee? Kas čia yra Sankirtanas bhaktai? Anybody? Kas nors? I know it takes energy to lift your hand, Aš žinau, kad reikia energijos pakelti ranką, but you know, bet, žinot, your doctor will tell you that jūsų daktaras jums actually pasakys, kad iš it's a tikrųjų good thing, you tai know, yra to have geras some dalykas, movement kad reikia pajudinti ranką, nes because it will help you to, Nes- you know, to stay alive tai for a padės little jums longer. išlikti ilgiau gyviems. So don't complain that your Taigi. accommodation is on the other side of the street or you have to walk through the forest. You know, it's actually good for you. Taigi, nesiskūskit, kad reikia, kad jūsų namai yra kažkur tai toli kitoje pusėje gatvės, kad reikia perėti per gatvę ir panašiai. Bhayam dityabhiniveshata syadishata pitasya viparyo smritihi tanmaya buddhabhaje tvam. Fear arises, you know that one, right? Yeah. Fear arises Tai yra baimė kyla, when we see something as separate from kai Krishna. mes matome, kad kažkas skiriasi nuo Krišnos. Us and them. Aš ir tai yra mes ir The jie. good guys and the bad Tai yra guys. geri vyrukai, blogi vyrukai. The Sankirtan devotees and the temple devotees. Sankirtanas bhaktai ir šventyklos bhaktai. We're all part of the same team. Mes visi esam tos pačios komandos nariai. One time I was in Moscow, Kartą buvau Maskvoje, in Yurlova. Jurlova. You been to Yurlova? Buvot kada nors Jurlova? Yeah? Taip, ne? No, no One. Matajis allowed. Ten matačių neįleidžia. Only Brahmacharis. Tik tai brahmachari. It's a little outside of Moscow. Ten truputį. Anyway, it was Brahmotsava and there was a big festival and Gopi Paranadhana Prabhu was Taigi there. buvo Brahmotsava ir buvo didelis festivalis, ten buvo Gopi Paranadhana Prabhu. You know Gopi Paranadhana Prabhu? Žinot Gopi Paranadhana Prabhu? He's the one who finished translating the Bhagavatam, Krishna Lila Stava, all these books that Maharaj was speaking about yesterday and today. Taigi čia jisai, kuris pabaigė versti Prabhupados Šrimat Bhagavatam, Krishna Lilamritas Stava ir daugybė kitų knygų, apie kurias kalbėjo Maharadžas vakar. He had a Sanskrit school in Govardhan Jisai turėjo Sanskrito mokyklą Govardhane. and he was training young men to be Sanskrit scholars. Ir jisai ugdė jaunus vyrukus būti Sanskrito mokslininkais. And every year he invited me to come and give class to his students. Ir kiekvienais metais jis kviesdavo mane paskaityti paskaitą šitiems He said, I mokiniams. don't want them to just be scholars. They have to be preachers. Aš nenoriu, kad jie būtų vien tik tai mokslininkai, aš noriu, kad jie būtų So he had me pamokslautojai. sit on the Vyasasana and he would sit on the floor. Taigi jisai pasadindavo mane į Vyasasaną ir pats atsisėsdavo ant grindų. Now he's a professor. He knows more than anyone in our Taigi, movement jisai about Sanskrit. Jisai profesorius ir jisai žino daugiau už bet kurį iš mūsų apie sanskritais, But he was teaching by his own example. bet jisai mokė savo pavyzdžių. So anyway, I met him in Moscow. Taigi aš sutikau jį And Maskvoje we were talking. ir mes kalbėjomės. You know, we're just two expats in a foreign place. And Taigi mes buvome tarsi du tokie ekspatriotai I'm asking, how svetimoje are you doing? šalyje. And Aš he's klausiau asking jo, me, how am I doing? kaip aš gyvenu, kaip jis gyvena. So I asked him, what are you working on? Taigi paklausiau, su He kuo jis said, dabar dirba, jisai pasakė. do you have a pen drive? Jisai sako, turi tušinuką. I said, sure. Sakau, tikrai. So I give him my pen drive. Aš jam daviau tušinuką. And he copies all the books that he's working on. Ir jisai užrašė visas knygas, apie kurios dirba. Unfinished, Jisai pasakė, aš pabaigiau. unedited, Aš nepabaigtas, tai yra nesuredaguotas, Unpublished. neišleistas. and he hands it to me. Ir jisai pardavė tą lapelį man. He didn't say, don't share this, don't give this to anybody. Jis nesakė, kad nesidalink This su is top kitais, secret. nerodė, kad čia yra paslaptis. Very un-American. Labai neamerikietiška. Why did he give me all that? Kodėl jis man visą tą davė? Because he considered you and me, we're on the same team. Nes jisai galvo, kad mes esam toj pačioj komandai. Whatever I know Tai and ką aš whatever žinau, I have, ir tai, you ką aš have to turiu, know and you have to have. Tu turi žinoti ir tu turi turėti. Because your success is my success. Nes tavo sėkmė yra ir mano sėkmė. And your failure is my failure. Ir tavo nesėkmė yra ir mano nesėkmė. That is empowerment. Tai yra įgalinimas. So as a homework, Tai yra namų darbas. I ask you Aš jūsų prašau. to please teach Prašau. whatever it is that you know Tai, ką jūs išmokot, tai, ką jūs and žinote, whatever you experienced mokykite ir tai, ką jūs patiriat, with at least 5 people. bent jau 5 žmonėms perduokit. Can you do that? Ar galite tai padaryti? Thank you. Ačiū. That is called Guru Parampara. Tai vadinama guru parampara.
In this way, it will actually spread. Tokiu būdu tai iš tikrųjų When pasisklis. Lord Chaitanya went to Kurmakshetra Kai viešpačiai Tanė nukeliavo į Kurma Kshetrą and he met one person, he was called Kurma Brahmana. ir sutiko žmogų, kuris buvo vardu Kurma Brahmana. And Kurma Brahmana was so much in ecstasy being with Lord Chaitanya for a few days Kurma Brahmana buvo tokia didelė ekstazija, būdamas su Chaitanya Mahaprabhu kelias that he dienas. said, I want to join you. Jisai pasakė, aš noriu su tavim. Now, Kurma Brahmana was married, he had wife, he had children. Kurma Brahmanas buvo vedęs žmogus, turėjo žmoną, vaikų. And what did Lord Chaitanya say? Ir ką jam pasakė viešpačiai Yeah, Tanė? come, become my disciple. I give you sannyas. Let's go travel. Gerai, ateik su manim, duosiu tau sannyasą, galėsi keliauti su manim. What did he say? O ką jis pasakė? Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Anybody? Kas nors? Hello. Stay at home. Jo, And not just chant Hare Krishna, but pasilik- chant Hare Krishna with your family, your friends, your village, with everybody. Pasilik namuose, bet kartu Hare Krishna, bet ne vien kartu Hare Krishna, o kartu Hare Krishna su savo šeima, su savo draugais, artimaisiais. Yore deke tore koho Krishna upadesh. Amara gyai guru hana tara e desh. Yup, that's the one. Exactly. That's where it happened. Tai yra būtent šitoje vietoje This tai is ir the nutiko. place Tai yra ta where vieta, this was spoken. kur buvo tai pasakyta. The Lord's instructions. Tai yra viešpatės pamokymas. And that's what Kurma Brahman did. Ir tai ir darė Kurma Brahmana. And the whole area became Ir visa šitas totally sritis absorbed in kirtan. buvo visiškai panėrusi į kirtaną. We have to study understand our tradition. Mes turime studijuoti, turime suprasti savo tradiciją. Otherwise, we'll buy into so many ideas and Kitokiu atveju mes pasiduosim daugybę kitų idėjų, so many controversies and so many. gausybei visokių new flavors. prieštaravimų ir naujų visokių pakraipų. Don't complicate your life. Nekomplikuokit savo The gyvenimo. process works. Procesas veikia. And whether you eat grechka for breakfast or you have khichdi, Ir ar jūs valgysit Or you kažkokią have tai fruits, or you košę, ar fast. kišrį, ar That's a vaisius, detail. ar badausi, tai yra tik tie detalės. we have to understand the difference between a principle and a detail. Reikia suprasti skirtumą tarp principų ir detalių. Other questions? Dar yra klausimų. Yes. You get a microphone. About this sharing preaching. So my wife was inspired and she started a lot. She couldn't handle, so she wanted to talk about Krishna, obviously. And I stopped her. But I said because you will be not harmed, but Hurted. yeah. And still she, talked at work with someone, and she felt that from time constant. You get this. You open your heart to not devotee. Sure. And you get boom. Yeah. Oh, yeah. Can you say it in your language so people? Žmona mano buvo labai susižavėjus Krišna sąmonė ir pačiu pradžiu aš ją įspėjau, sakau, kad nekalbėk apie Krišną niekam. Kad negaliu, tiesiog noriu, negaliu, sakau, pabandyk, pamatysim. Ir aišku, grįžo su ašarom ir sako, jo, skaudu ir toks klausimas. Thank you for sharing. Ishvara tadadineshu balisesu dvisatsucha prema maitrika kripa upeksha yak karoti samadhyama. That translation? This is Keturių. Bhakti Shastri Plus here. This will, give you a free certificate Yeah. just by attending this class. Madhyama Bhaktis daro skirtumą tarp keturių tipų asmenybių. Krišna, Krišnas Bhaktas, nekalti paklydę žmonės ir ateistai. Ir Krišnais atiduoda savo visą meilę, Bhaktams atiduoda savo draugystę, nekaltiems rodo savo gailestį, užuojautą ir ateistų vengia. You see, it actually pays off reading some of these books and learning some of these Matot, shlokas. apsimokas iš tikrųjų skaityti šitas knygas. Yeah. Taip. It's actually fun having a translator who knows what you're talking Iš about. tikrųjų yra linksma, ar ne, kaip vertėjas žinote, ką jūs šnekat. Otherwise, you're going, yeah, and the other guy goes, me. Kitokia atveju jūs sakot, jo, jisai mi. You may think, hey, I'm driving a Lamborghini, Jūs galite galvoti, kad aš vairuoju Lamborghini. But if your translator is a Lada, Bet jeigu jūsų vertėjas yra Lada, then you're driving a Lada. tada jūs vairuojate Ladą. Nothing against Lada. Nieko prieš Ladą I neturiu. love nostalgia, Man patinka vis dar, but everything at its time. bet viskas savo metu. So what's the message? Taigi kokia yra žinutė?
You have to know your audience. Jūs turite žinoti savo auditoriją. It's called Sambandha Gyan. Tai vadinamas sambandha gyana. Most relationships are over Daugumas santykių jie baigėsi before they started. dar prieš prasidedant. Because I don't know who I am, I don't know who you are. Nes I aš don't nežinau. know. This is not going to last very long. Aš nežinau, kas aš esu, nežinau, kas tu esi ir tai neužtruks ilgai. You have had that experience Tu sometimes? turi tokios patirties kartais. So how do you find out Tai kaip jūs žinot, who's who? kas yra kas? I show you the book and I tell you who you are. Aš parodysiu tau knygą ir pasakysiu, kas tu esi. Some people look really nice. Kai kurie žmonės tikrai labai And then gražiai you take atrodo, out the book. bet jūs išsitraukėte And then you put the book away and then ir tada jūs patraukėt knygą į šalį ir tada and you go ki 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 ki. As soon as you put the book away, yeah. ir kai tik jūs patraukėt knygą, tas žmogus iš karto toks malonus. It's amazing. Tai yra nuostabu. I show you the book and I tell you who you are. Aš parodysiu jums knygą ir pasakysiu, It's as kas jūs simple as toks. that. Tai yra taip paprasta. It's just asura bhav. They can't help it, Tai yra tiesiog asura bhava, jie negali susilaikyti. you know? It's just their svabhav, it's their nature. Tai yra tokia jų svabhava, jų So you prigimtis. have to know which people to avoid. Taigi jūs turite žinoti, kokių žmonių vengti. Some people, you look at them and they go like, hey, do you have something for me? Taigi kai kurie žmonės jūs tiesiog žiūrite ir jie į tave žiūri, tu turi kažką You tai know, like you man. go picking fruits. There's fruits, they're so ripe. Just by looking at them, they fall from the tree, you know? Taigi, žinot, būna vaisiai They're tokie like prinokę, smelling kad vien tik nice and pažiūrėsi, they're juos like, jie nukrenta iš karto jums į ranką. So what do you do when you go picking fruits? Taigi, ką jūs darot, kai einate skinti vaisių? Do you take the green and hard ones, Jūs imate tuos žalius, or you take the kietus ripe ones? vaisius, ar jūs imate tuos prinokus, jūs skinat? Or you break the branch and you drag it home? Ar jūs nusilaužėt šaką ir parsinešat There's namo? different techniques. There's different Gerai. things you can do, right? Įvairios technikos, įvairius dalykus Yeah. galima daryti. So, then you have dverik, for the banya, right? And you have the fruit. It's not ripe, but at least nobody else gets it, right? Taigi, jūs pasiima savo šaką, kaip sako, net jeigu ir neprinokė, bent jau niekas kitas daugiau negaus. So just work with the willing. Taigi, reikia dirbti su Like savo I could valia. say, hey, there's 800 people here and I have 10 people here, why am I wasting my time? Taigi aš galėčiau pasakyti, kad, žiūrėkit, ten vaikšto 100 žmonių, o čia 10 žmonių. Kodėl How aš čia many gaištu laiką su disciples jums? did Jesus have? Kiek mokinių turėjo Jėzus? 12. 12. Not a million. Ne milijoną. 12. 12. Some were terrible. Tai kažkairiai iš jų buvo labai tokie baisus. Some were not so great. Kažkokie nebuvo labai A few were all puikus. right. Couple did something. They Keli, were okay. keli buvo tikrai geri, And now padarė kažką 2,000 tai. years later, Ir tada Christianity is all over the planet. po 2000 metų krikščionybė visam pasaulyje. You have to know your audience Jiems reikia žinoti savo and you auditoriją have to have realistic ir expectations. turėti tokius realistiškus lūkesčius. If you want to become utterly frustrated, Jeigu jūs norite visiškai nusivilti, just in case, tokiu atveju. because some people are happy when they're sad. So Nes just kai in kurie case, žmonės yra laimingi, kai jie būna you want to find out nusiminę. how to really become depressed, how to really Norite sužinoti, kaip tapti tikrai depresuotu, have unrealistic expectations. turėkite tiesiog on yourself nerealistiškus and on lūkesčius savo ir kitiems. You can become instantaneously miserable. Jūs tuoj pat galite tapti apgailėtinu. So, and that takes a little time. You have to actually do a little homework. Taigi tam reikia First. truputį laiko, pirmiausia reikia padaryti namų darbus. And sometimes it's hard to, at your workplace or with family Kartais or with sunku old savo friends. darbe, savo šeimoje, Yeah. su senais draugais, But when they see that bet kai jie pamato, something in you changed, kad kažkas pas jūs pasikeitė, then tada they become curious. jiems pasidaro smalsu. And believe it or not, some Ir will ask. patikėkit ar ne, bet kažkas iš jų paklaus. But oftentimes, Bet dažnai it's easier to just deal with new people tiesiog lengviau tvarkyti su and kitais not in your žmonėmis, close o ne su circle. savo artimu ratu. Because your close circle, Nes jūsų artimas ratas, they remember what you did. jie atsimena, ką jūs padarėt. They know Jie who you are. žino, kas tu tokis. So, other questions? Kiti klausimai? We got 15 minutes here. We're just running out the clock till Taigi, the next speaker comes. mes- So, any question, comment, reflection,
Now is a good time. Taigi dar klausimai, komentarai, kažkokie pamastymai, geras laikas By the užduoti. way, we have one more session on Friday. I believe it's 12:15 on Friday. Same place, same station. Tarp kitko, penktadienį mūsų kitas susitikimas, toj pačioje vietoje 16:30. Ne. 12:15. And they keep changing the schedule and moving things around just to keep it interesting, just to Yeah. make sure we're on our toes. We don't get too comfortable. Taigi visą laiką keičia tvarkaraštį, kad mums būtų įdomiau ir kad mes nepriprastumėm. Any other question? Or? Dar klausimų? Yes. To say someone who chanting in wrong way, is it correct? Depends who that someone is. Lietuviškai. Ar teisinga būtų pataisyti žmogų, kuris You have to speak into the mic. Yeah. kartojama hamantra neteisingai? Yeah, it depends on who you are and who that person is and what your relationship is. Priklauso nuo to, kas jūs, kas tas žmogus ir koks jūsų santykis. If you go up to somebody and you ask, how is your japa? Jeigu jūs prieisit prie žmogus ir paklausit, kaip tavo džiapa, When did you get up? kada tu atsikėlei, Did you chant your 16 rounds? ar sukartojai savo 16 ratų, Are you following four regulative ar principles? laikaisi 4 reguliuojančių principų. For what? Ką? 4 ko? New people walk in the door and Nauji žmonės the new ateina. bhakta is immediately. Naujas baktas taip pat prie jų pripuola. Preacher man, right? Pamokslautojo tipas. Okay, Na gerai, let's go. na pradėsim tuoj. And then, don't do this, don't do that, don't touch that, don't stand there. Ir tada iš karto jam pradeda, nedaryk to, nestovėk šičia, nedaryk tą. Can I breathe? Ar galiu kvėpuoti? And they're just thinking, let me get out of here. Ir tada jie tiesiog galvoja, These kaip people iš čia are greičiau super pabėgti. weird. Taigi tokie žmonės būna super, tokie keisti. Yamuna Devi, Jamuna Devi žinot? Govindamadi Purusham, that one. Govindam. Šitą The Jamuna Devi. Yamuna. Bhajahuremana? Bhajahuremana. Žinot šitą? Huh? That's, she recorded that song. Who Žinot- was saying? Somebody was mentioning it. I don't know where. Yeah, I heard it from one of my mentors. He was mentioning it in class. She was in the studio, Apple Studio, George Harrison. He just pushed the recording button. Taigi jinai She Jamuna was chanting, Bhajamana Hure. But it's not Bhajamana Hure, it's Bhajahure Mana. Taigi ir She Jamuna said Devi. it the wrong way around. Taigi Jamuna Devi jinai sėdėjo Apple studijoje su Džordžu Harrisonu, jinai rašinėjo šitą badžiną, badžiahurėjimą, bet jinai dainavo badžiamana hurė. Bet turi būti atvirkščiai badžiahurėjimą. So, some smarta could jump in there and say, stop, 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 stop. Wrong pronunciation. You going to hell. Everything bad. Ir tada Brocha. vienas žmogus tiesiog iššoka į tą stop, viską. Ha? Nu tai vas Marta Brakonai iššoka, jis sako, jo, ne taip dainuoji, ne taip tari, eisi į pragarą. Or you could say, Arba galit pasakyti, wow, what devotion. o, koks atsidavimas, What dedication. koks What pasišventimas, empowerment. koks įgalinimas. We listen to that Mes and klausome šitą everything's įrašą fine. ir viskas yra gerai. Yeah, sometimes Prabhupada Taip. misquotes a verse. He Kartais- puts one line here and the other line there. but Prabhupada neteisingai pasiduodavo posmą, sukeisdavo That's a eilutes, bet tai yra detalės. So we have to know context. Mes turime žinoti kontekstą. I asked if someone chanting in wrong way, for example, very quickly, Hare Krishna Mahamantra. Again, it depends who you are and who that person Taigi is. aš supratau, tai priklauso nuo to, kas jūs tokie ir kas tas žmogus. I was Bhaktaniko. I was chanting in the temple room in Zurich, and I'm, spaced out, just, I don't know what I was chanting, but the head pujari, Taigi aš buvau Bhakta Nikolas, buvau naujas žmogus, naujas Bhaktas Ciuricho šventykloje, aš kartodavau savo ratus ir būdavau toks visiškas peisautas ir mūsų pagrindinis the head pudžeris. pujari, Mukunda Datta Prabhu, who is head pujari in Brindavan now since 30 years. He's Taigi- from Switzerland. Taigi Mukunda Data Prabhu, pagrindinis pudžeris, dabar jis jau 30 metų Vrindavanė yra pudžeris.
he came out from behind the curtain Jisai išėjo iš užuolaidų altoriaus and he asked me, ir paklausė manęs, what mantra are you chanting? kokią mantrą tu kartoji. That's all he said. Ir jis tik tiek What paklausė, mantra are you chanting? kokią mantrą tu kartoji. And I was like, Ir aš galvoju, okay, na gerai, all right, na gerai, I'm not gonna cry. aš neverksiu, Thank you. ačiū, There is room for improvement. yra vietos I'm 15 pagerinti. years old. I'm Man tik doing this for 15 3 metų, months. aš darau tai tik tai 3 mėnesius. I didn't know him, Aš nepažinojau jo, but he felt inspired by the Lord to stop his deity seva and to come tell me something. bet vis dėlto jį viešpats įkvėpė sustoti savo dievybių garbinimą ir ateiti ir People who pasakyti man. criticize us, they're our friends. Žmonės, kurie mus kritikuoja, yra mūsų draugai. People who praise you, they're your enemies. Ir žmonės, kurie jūs šlovina, yra jūsų priešai. You got that? Supratot? Okay. Na, You gerai. registered that? Užregistravo tai. Now, there's nothing wrong with a sincere compliment. Nėra nieko blogo su nuoširdžiais komplimentais. So we have to know context. Mes turime žinoti kontekstą. And we also have to know our own Ir limitations. taip pat turime žinoti savo pribojimus. Like the first day I came here, Kaip ir pirmą dieną čia atvykau, I told 3 things to the organizer. pasakiau 3 dalykus organizatoriams. There was more to tell, Galėjau pasakyti daugiau, but I figured 3 things is enough for one day. bet aš pagalvojau, kad vienai dienai užteks 3 We'll continue dalykų. tomorrow. Ir mes And let's pradėsim. say something nice before we go on with the this could be done different or this is wrong or that is wrong. Tai aišku, galima būtų geriau ir vietoj to, kad pasakyti, kad va, tas buvo blogai, tas buvo blogai. Sometimes it's easier to focus on the positive and just encourage people. Kartais geriau yra tiesiog susitelkti į pozityvą, o ir paskatinti žmonės. And then all the little stuff will work out. Ir tada By visus itself. tos mažus dalykus jie kažkaip patys sugalvos. Prabhupada saw the deficiency in the Prabhupada people. matė trūkumus per žmonės. They're a bunch of stoned out hippies. You know, they were on LSD and Jie visi buvo iš tikrųjų, kaip sako, tokie hipiai, sakmeniai hipiai, visi ant LSD ir panašiai. but Prabhupada chose to see the potential in them. Bet Prabhupada jisai parodė, kaip jisai mato juose galimybę, potencialą. He treated everybody who walked through the door like a future leader of the Hare Krishna movement. Jisai kiekvieną, kuris įeidavo pro duris, jisai laikė būsimuoju Iskono lyderiu. And you know what happened? Ir žinot, kas nutiko? They became the future leaders of the Hare Krishna movement. Ir jie tapo būsimais lyderiais Hare Krishna judėjime. And they did amazing things. Ir jie padarė nuostabius dalykus. And some of them did stupid things and terrible things. O kai kurie iš jų darė labai kvailus dalykus, But Prabhupada labai blogus had full dalykus. faith. Bet Prabhupada visiškai tikėjo In jais. Krishna's potency and in the mission of Lord Chaitanya. Jisai tikėjo Krišnos gale ir Čaitanijos misiją. So, if we can try to do the same thing, to Jeigu mes see galime the pabandyti potential in each other and in all the new people, padaryti tą patį ir matyti potencialą kiekvienam žmogui ir naujuose žmonėse, rather than to see the defect, the vietoj to, kad deficiency, matyti trūkumą, defektą, that would make it a little more attractive and a little more sustainable. tai tą judėjimą padarytų labiau patrauklesnį ir išsilaikantį. Thank you for taking it the right way. I'm Taigi- just elaborating on your question. Ačiū, kad priėmė šitą atsakymą teisingai. Last question. Paskutinis klausimas. By the way, do you like the rain? Jums patinka lietus? Let's hear it for the rain. Pasiklausykime lietaus. Now the animals are happy, Dabar gyvūnai tai laimingi. the plants are happy, Ir augalai labai patenkinti. and the humans. Ir žmonės nelabai. You know, formerly they were fighting wars for gold and for oil. Anksčiau, žinot, jie kariaudavo karus dėl aukso, dėl naftos. Future wars are fought for water Ir ateities karai bus dėl vandens. because water is life. Nes vanduo yra gyvybė. So you're fortunate. You got Okay. water here. Taigi jūs sėkmingai jūs turite čia vandens. Don't take it for granted. Ir nelaikykit, kad tai yra dovanas. Ta prasme, California, there's no uždyka. water. Kalifornijoje nėra vandens. They have to bring it in from Nevada with aqueducts. Jie turi, kaip sako, atvesti vandenį per akvedukus iš Nevados. It's a big problem. Tai yra didelė problema. Forest fires. Miškų gaisrai. Anyway, let's not go there. Last question, comment, Taigi, reflection. paskutinis klausimas, komentaras, pamastymas. We'll meet you on Friday. Susitiksim penktadienį.
And in case not, in case if you decide to venture out or do other stuff, Ir jeigu tuo atveju, jeigu jūs neteisit čia, kažkur kitur išvyksit, what I would like you to do norėčiau, ką jūs padarytumėt, is to tell all your 5,000 friends tai papasakoti savo 5,000 draugų, what you feel in your heart, ką jūs jaučiat savo širdį. but in a way that is attractive, But- relatable, and then it will be impactful. Bet tokiu būdu, kad tai būtų patrauklu, kad padarytų įspūdį. Can you do that? Galite tai padaryti. And if you're a little shy because you're cultured, you're shy people by nature, Ir which is jeigu a jūs good thing, drovitės, jeigu jūs iš prigimties drovus ir tai yra geras dalykas, just give them a book. tiesiog duokit jiems knygą. You can ask them, Galite paklausti jų. do you know what this is? Ar žinai, kas čia? And you point at the Harinam or Ir you point at parodyti the Harinam temple, ar and parodyti people say šventyklą. no. Ir jie sakys, ne, Then you say nežinau. here, it's explained here in this O, book. paimk. Oh, thank you, Šitoje thank you. knygoje yra paaiškinimas, Oh, kas okay, tai yra. this O, explains ačiū, ačiū. everything. O, tai Good, viską paaiškina labai gerai. It's so easy to distribute books. Taip lengva platinti knygas. People are just waiting to get a book Žmonės tiesiog laukia, kad gautų knygą. because people are suffering because of ignorance. Nes žmonės kenčia dėl savo neišmanimo. Sometimes we think the enemy is, the Americans or the Kartais Russian or the galva- Chinese or galvojame, the kad- Arabs. Priešas yra Amerika ar Kinija ar Arabai, But the enemy is ignorance. bet priešas yra neišmanimas. And the antidote Yra priešnuodis, is transcendental knowledge. yra transcendentinės žinios. Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara. Yahanahi. Krishna. You know that verse, right? Žinot šį posmą, taip. When the Krishna sun comes out, all the fog and all the darkness goes away. Kai pakyla Krišnos saulė, visas rūkas, visa tamsa išsisklaido. I just wanted to show my appreciation because historically, I don't know if you know about this, but historically, the Armenians and the Lithuanians are the ones who actually done the most for translating, printing, and distributing the books. Tai aš norėjau iš tikrųjų išreikšti savo didelį dėkingumą, nes nežinau, ar jūs žinote istoriškai, būtent armėnai ir lietuviai labiausiai prisidėjo prie knygų spausdinimo, leidimo ir platinimo. I'm not going to speak about the people who are still alive Aš nekalbu apie tas žmonės, kurie vis dar gyvi, for obvious reasons. dėl akivaizdžių priežasčių, But Brahmananda Puri, who is a very dear friend of mine, bet Brahmananda Puris buvo labai brangus mano draugas. he got a printing press back in the day when it was illegal to own a typewriter. Taigi jisai tais laikais gavo spaustuvę, netgi kai buvo neįmanoma, buvo nelegalu turėti net ir spausdinimo mašinėlę. Don't ask how he got it. Neklauskit, kaip jisai gavo. Armenians know how to get things. Armėnai žino, kaip gauti That's why they're dalykus. Armenians. They're Ir from todėl jie ir Kafkas. yra armėniai. And he took out the street light, he broke the wall, and he put that printing press in his basement Taigi jisai and rebuilt the wall. Jisai sugriovė sieną, įnešė šitą spaustuvę į rūsį ir vėl atstatė sieną. And then he printed books and distributed them himself with his lada to all the different regions of the Ir tada jisai former union. spausdino tas knygas ir su savo paties lada mašina jisai vežiojo tas knygas po visą A few buvusią times he Sovietų had sąjungą. to Ir, abandon the car and the books and run away into the forest and escape. ir kelis kartus jam teko tiesiog palikti savo mašiną, visas tas knygas ir tiesiog bėgti į mišką. Now, yeah, Prabhupada went to Moscow in 71 with Shyamasundar, and he brought one Bhagavad Gita and one easy journey. Taigi, ir kai Prabhupada atvyko 72 metais į Maskvą su Šėmasundarais, atsivežė vieną Bhagavad Gitą ir vieną lengvą kelionę. And then in 91, they tad- could import books. 91 metais jie jau galėjo importuoti knygas. And Brahma printed 250,000, and they were stuck at they were stuck in a warehouse for months. Ir And they had to Brahmananda, demonstrate. There was only 100 devotees going on the street having demonstrations. taigi ir Brahmananda atspausdino 250 tūkstančių. Brahma Muhurta. Brahma Muhurta atspausdino 250 tūkstančių knygų ir jie patalpino jas į sandėlius ir jie ėjo, demonstravo, kaip jie gali tai padaryti. No, And no. then they distributed those books, and with the Lakshmi that came, they printed Brahmananda printed 15 million books. Ir tada, kai sako, kai grįžo tie Lakšmi už tas išplatintas knygas Brahmananda, jis išspausdino 15 milijonų. 15. 15 milijonų knygų. That's in the 90s. Čia 90 metais. From there, Ir iš ten. all what you see now came Ir from that. iš ten atėjo visa tai, ką jūs matote dabar. Books contain ideas. Knygos turi idėjas.
Ideas are like seeds. Idėjos yra kaip sėklos. Like you had the idea to come to this festival, right? Kaip ir jūs turėjote idėją atvykti šį festivalį. What Taip, happened? kas nutiko? Voila, here you are. Štai jūs esate čia. Remember? Atsimenat? First time you heard Pirmą about kartą it, jūs you saw it, išgirdot, it was an pamatėt, idea, tai right? buvo idėja, taip? And boom, now you're here. Ir štai jūs esate čia. So that's why knowledge books are restricted, Štai kodėl, because people sometimes are afraid of them. štai kodėl žmonės riboja knygas, nes žmonės kartais jų bijo. People would die to get one of those books. Žmonės mirdavo tam, kad kažkas gautų knygą. Don't take it for granted. Taigi nepriimkite tai už dyką. Use it or lose it. Tai yra naudokit arba... The choice is ours. Taigi mūsų pasirinkimas yra gauti arba prarasti. Please read Prabhupada's books every day. Prašau, skaitykit kasdieną Prabhupados knygas. We had a rule. Mes You have turim- to read all of Prabhupada's books before you read any other books. Taigi mes turime taisyklę, perskaitykit visas Prabhupados knygas prieš skaitydami bet kokią kitą knygą. Actually, in the 80s, the rule was you have to read all of Prabhupada's books 3 times before you can read something else. 80 metais buvo taisyklė, kad jūs turite perskaityti Prabhupados knygas 4 kartus prieš Now skaitydami people are kažką. talking about this, that, and the other thing, and they haven't even read Bhagavatam. Taigi dabar žmonės šneka apie tą, na, bet jie net neperskaitė Bhagavatam. It's important to know your own tradition. Tai yra labai svarbu žinoti savo tradiciją. People will ask you, Žmonės klaus jūsų, what does it say in your book? kas pasakyta jūsų knygoje. And you say, I don't know. Ir jūs pasakysit, nežinau, I just sell it, you know. aš tiesiog parduodu. They told me that Man our guru wrote these books for me sa- to sell and for you to read. Mano guru sakė, kad man sakė, kad mūsų guru parašė šitas knygas jums skaityti, o mums I'm just pardavinėti. waiting for the next speaker. Is Madhavananda Prabhu here? No? Okay, I just keep you all warm and cozy here till he shows up, okay? As soon as he shows up, Prabhu, I need a break. I need a break. He will translate. okay. All right, so we're closing it here. Don't burn out your translator, okay? No, we're good, we're good. Thank you for your kind attendance. Taigi ačiū už jūsų dalyvavimą. It's always very enlivening to be here. Visą laiką labai atgaivina būnant čia. Last time I was here was 30 years ago. Paskutinį kartą buvau čia prieš 30 metų. So we should do this every 30 years. Taigi mes turėtume tai padaryti kas 30 metų. Okay? It gives you a little time to do your homework. Tai bus jums laiko padaryti namų darbus. Some things take longer than others. Kažkurie dalykai užtrunka ilgiau nei I'm still kiti. trying to grow up. Ir aš vis dar bandau užaugti. It doesn't happen overnight. Ir tai nenutinka per naktį. It's a gradual Tai process. yra palaipsnis procesas. But remember, Krishna consciousness works. Bet atsiminkite, Krišna And sąmonė it's a veikia. gradual Ir process. tai yra palaipsnis You don't have procesas. to jump from here Jums- to there in 3 seconds. Nereikia jums nušokti iš čia į ten per 3 So grow at sekundės. your own pace. Taigi aukite and savo develop. greičiu ir vystykitės. And Krishna has got your back. Ir Krišna jūsų užnugaryje. Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudrida Nishchoy, Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoy. Krishna's got your back. Krishna Tai- knows what you need. Krišna yra jūsų užnugarį, jis žino, ko jums reikia. He's our best friend. Jis yra jūsų geriausias draugas. He's our guide. Jis yra mūsų He's our well-wisher. vadovas, jis mūsų geradaris. There he's coming. The sadhu is on his way. Ir I know štai he's coming. Aš matau, kad Sado I ateina, can see jis it. I pakeliui. can feel it. Aš matau, jį, aš jaučiu jį. So don't run away. Taigi I nepabėkit. want you to pay very close attention Noriu, kad jūs rodytumėte didelį dėmesį jam. because Madhavananda Prabhu has a lot of realization. He's got a lot of love for Madhava- Prabhupada and for Krishna in his heart. Madhavananda turi daug meilės Krišnai ir Prabhupadai. And we're so blessed to Ir be mes here, tokie to have the palaiminti būti association čia ir galėti su juo bendrauti. of all these sadhus and of all the devotees, of all the practitioners. And thank you for not giving up. Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Pranam. Hari Hari Bol.